Dėl titulo kovojančių NBA komandų liko 6, mūsų liko 2, Rokas atostogauja šiltose kraštuose, šiandien podcastą vedame dviese, aš ir Mykolas, ir MBO klausytojams šiandien turim paruošę visų 4 NBA konferencijos pusfinalių apžvalgą, daugiausiai dėmesio skirsime Oklahoma City Thunder dominuojančiai ir titulą ginančiai NBA komandai, kuri atrodo neįveikiama kol kas ir pirmas 2 serijas laimėjo bendru rezultatu 8-0. Taip pat nemažai dėmesio skirsime Cavaliers ir Pistons serijai, kurią Cavaliers išlygino. Šiek tiek aptarsime Viktoro Vembanjamos smūgį Nazui Rydui bei kaip Timberwolvesai išlygino serijos rezultatą. Šiek tiek dėmesio skirsime taip pat paskutiniai į 1 vartų serijai, kurią New Yorko Knicks laimėjo į 1 vartus prieš Philadelphia 76ers. Ir galiausiai trumpai netgi aptarsime tai, kas įvyko vakar NBA Draft Combine stovykloje ir ispanų fenomeną Adaju Marą, bei pasidalinsime savo mintimis apie Janio Antetokounmpo galimas tolimesnės karjeros kryptis. O tie, kas pasiilgo Roko, gali pažiūrėti mūsų pirmadienį išleistą Patreonams skirtą epizodą, kuriame mes daliname savo NBA loterijos biržos konspiracijos teorijomis, bei gyvai reagavome į NBA loterijos rezultatus ir pasižiūrėjome, kurios iš mūsų konspiracijos teorijų pasitvirtino. Spoiler alert, pasitvirtino nelabai daug, bet kviečiame jūs prenumeruoti mūsų kanalą ir pasižiūrėti ten. Daug čia to krepšinio įvyko per pastarąją savaitę, daug jo įvyko Europai, daug jo įvyko su lietuviškam komandom, bet NBA tas nerūpi, niekad NBA nerūpėjo kažkas, kas vyksta ne Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip ir visose filmuose, kurie yra kuriami Hollywoode, taip ir NBA, viskas sukasi tik tai aplink tai ir mes atsilikti negalim. Rokas, aišku, išvyko į Malagą pasiilsėti, o mes su Paulium peržvelgsime serijos, kai kurios jau ir spėjo pasibaigti nuo tada, kai mes tik tai dar apsitarinėjom, kaip čia gali atrodyti, jau spėjo ir neišsipildyti pirmosios prognozės mūsų, tad nežinau, Pauliu, kaip tau šitie pusfinaliai konferencijų, kažkaip tas pirmasis raundas gal netgi šiek tiek labiau įkvėpė, ar ne? Tam tikra prasme galbūt ir taip, bet vis tiek liko 2 serijos, kurios tebėra žiauriai įdomios. 2 serijos buvo 1 vartus. Tai aš manau, kad išvados apie tai, kad galimai antras raundas buvo mažiau įdomus negu pirmas, tai yra per ankstyvos. Manau, bent viena iš 2 serijų, tai yra Cavaliers, Pistons arba Timberwolves Spurs nueis iki 7 rungtynių greičiausiai ir mes dar turėsim progą apie tai pakalbėti. Jo, ir mes apie jas irgi pakalbėsim, bet iš tiesų mane net šiek tiek nuliūdino Lakers Thunder sweepas. Jis gerai yra iš tos pusės, kad visi žinom, kad laimės Thunderiai, žinom prieš seriją, žinom serijos metu, tiesiog jėgos nelygios, bet aš, pavyzdžiui, šitoj serijoje pamačiau, jog vis dėlto J.J. Redikas yra tikrai labai geras treneris, dar sykį tą įrodė. Ir Lakeriai, mano nuomonė, nors pralaimėjo visas rungtynes, čia tikrai nėra kažkoks tas, kaip man atrodo, Cavaliers buvo Pacerius sweepinę, ten bendrų rezultatų, kur labai nedidelis skirtumas buvo, galiu jau maišyti kažką, bet būdavo tokių sweepų, kur labai nedideli skirtumai bendri. Čia šitoj serijai tas skirtumas buvo tikrai nemažas, tačiau Oklahomos Thunder kiekvienose rungtynėse turėjo spręsti problemas, kurias J.J. Redikas su visiškai nepalyginama sudėtimi. Realiai, jeigu imtumėm poziciją prie pozicijos, tai turbūt LeBronas Jamesas Oklahomos Thunder rotacijoje gautų minučių, bet tik dėl to, kad yra LeBronas Jamesas. Realiai jo ten, turbūt šiaip nuo suolo kylantis būtų labai geras žaidėjas. Starte net iš tiesų įdomu, kaip jį išnaudotų Oklahomos Thunder puolime, ten tas pats SJ ir visa kita, bet
Thunderiai atrodo neįveikiami, Lakeriai padarė geriausia, ką galėjo ir man tiesiog matyti tam tikrus pirkinius, kurie vasarą buvo pasirašyti ir kur visi matė, kad yra riboti tie krepšininkai, tai aišku, aš kalbu apie DeAndre Aytoną ir jo žaidimas labai nuvylė. Ta prasme, čia yra šitas klipas, kuris man sukasi galvoje visą laiką, kai tiesiog kelis kartus neatsikovojo kamulio prieš atsarginį Thunderių centrą, kuris, aišku, Hartensteinas žaistų daugumoj komandų starto penkete. Ir čia J.J. Redikas sako, I cannot play him. Ir tiesiog su tokia centrų rotacija, DeAndre Aytonas ir Jacksonas Hayesas, išeiti iš pirmo raundo, man čia yra nesuvokiama. Labai didelį darbą padarė J.J. Redikas, bet klausimas, ar nereikia šitos problemos kažkaip spręsti opiau Lakeriam. Čia taip šiek tiek dar prieš kalbant apie Thunderius apraudoju Lakerius. Ne, čia faktas, kad jiems tą problemą reikia spręsti ir turbūt buvo faktas, kai jie pasirašė DeAndre Aytoną per tarpsezonį, kad jie taip neišsprendžia jokios problemos ir dar tas pats faktas, kad atsarginis centras Jacksonas Hayesas irgi yra labai ribotas krepšininkas, tai prie to pridėkim dar tai, kad ta prasme, ta silpna centrų rotacija lėmė tai, kad Lakersai ir small ballą bandė taikyti, adutiero leisti į tam tikrus penketus, kur irgi šiek tiek, galbūt neapšilios žaidėjas, dar šiaip geras, manau, bet neapšilios ir jam reikia dar šiek tiek košę suvalgyti, kad jisai play-offuose galėtų žaisti. Tiesiog J.J. Redikui reikėjo bandyti labai daug dalykų daryti, įvairių line-upų kombinacijų, galiausiai, kad ir ką jisai išleistų į aikštę, tai vis tiek buvo visiškai neoptimalu ir praktiškai bet koks penketas, kurį jisai mesdavo prieš Oklahoma Thunder, jisai tiesiog būdavo silpnesnis negu tai, ką išstatydavo Thunder. Ir sakyčiau, serija baigėsi visiškai dėsningai. Mano spėjimas buvo prieš seriją 4-0, taip ir baigėsi. Aš spėjau 4-1, vos, beveik nedaug trūko šiandien, kad išsipildytų. Tačiau gal tuo pačiu net šiek tiek ir smagu. LeBronas paskutinėsias savo rungtynes, ko gero, kaip Lakeris sužaidė namuose. Atsisveikino, formaliai dar nieks neatsisveikino su juo, jo vasara labai įdomi. Kaip tu manai, ar gali būti, kad jisai baigia karjerą? Kad jisai tiesiog, kaip Timas Duncanas baigs karjerą, taip. Jisai bet kokiu atveju nebaigs kaip Timas Duncanas, nes aš tai žinau, ar jam yra verta dar vieną sezoną tampytis taip, kaip jisai čia prasitampė, nes jeigu jisai sugrįš į Lakersus, tai vėlgi yra komanda, kurios lubos greičiausiai yra ties antrų raundų. Ar yra jam verta vien dėl to atsisveikinimo turo dar vieną sezoną paaukot, dar vienus metus žaisti profesionalų krepšinį ir dar labiau savo kūną alint, kuris ir taip turi daugiau naštos yra pakėlęs turbūt negu bet kurio kito NBA krepšininko kūnas per visą istoriją. Aš nežinau, ar jisai gali surasti kokią nors, nes jisai vis tiek, jo sprendimas turės būti priimtas pagal tai, ar ta komanda, kurio jisai žais kitais metais, gali kažką nuveikti NBA lygoje. Ir aš kalbu, nepatekimą turbūt į antrą raundą, o apie contentioną. Aš tai sunkiai įsivaizduoju, kaip jisai galėtų rasti tokią situaciją. Nežinau, ar tas pats faktas, kad Oklahoma Thunder šitaip triuškina visą lygą kol kas šiemet ir atrodo pakeliui į antrą titulą paeiliui. Ar tai kažkaip iš esmės keičia situaciją, nes vėlgi tikrai labai sunku sugalvoti situaciją, ką LeBronas galėtų rasti, kokią komandą jisai galėtų rasti ir kokią komandą galėtų papildyti, kad jisai galėtų padėti tai komandai rimtai konkuruoti su Oklahoma Thunder, nes šitą komandą turbūt gali išversti tik tais kažkokios tai traumos. Kas nėra, aišku, neįmanoma, nes tai bus jau trečias labai, labai gilus jų play-off runas per 3 metus. Bet aš sakyčiau, LeBrono atveju, bet koks atidėliojimas karjeros pabaigos, tai dabar iš esmės ir tėra tik tais dėl atidėliojimo, tiesiog įrodymo, kad tu gali aukštam lygiai žaisti netgi būdamas dar 42, ar kiek jam bus jau 43 kitam sezone būtų sueitų.
Ar 42. Aš jau pamečiau, jis yra 84 pabaigoje gimęs. Ne, jam bus 42, jisai gimė gruodžio 30, tai, bet čia kosmosas. Nekeičia esmės tai jo, tai aš sakyčiau, bet šiaip realiai tai turbūt keičia. Sakai, kad nekeičia, nes čia jau kaip ir su pinigais, visatos atstumais tai atrodo irrelevant, kai jau peržengia bendras suvokimo ribas, bet realiai tai turėtų tiek kiekvieni metai, labai dar labiau jaustis, tas žmogaus senėjimas yra. Ir šiaip sako, kad yra tie du lūžiai 40 ir 60, žinai, tai jeigu 40 lūžiai Lebras jau išgyvena, tai kodėlgi ne? Tu sakai, kad tų priežasčių nėra, man atrodo, kad šiaip kiek Lebronas Džeimsas yra parodęs, jam rūpi tie pinigai ir jis 50 milijonų nespjautų. Jeigu atsirastų komanda, jam tiek pasiruošusi. Bet neatsirastų. Ta prasme, čia būtų crazy visiškai mokėti 50 milijonų. Ta prasme, neįmanoma. Jo, bet 30. Irgi per daug. Ta prasme, tai yra žmogus, kuriam 42 metai. Tai jisai, metams. Aš manau tai, kad tas faktas, kad jeigu tu jam sumokėtum daug pinigų, tai jisai prieštarautų su tuo, jis prieštarautų tai priežasčiai, kodėl Lebronas galbūt norėtų likti dar vienam sezonui, tai yra contending dėl titulo. Nes jeigu jisai nori kovot dėl titulo ar kovot aukščiausiuose ten NBA ešalonuose ir kažkokį tai gilų playoffų runą padaryti, tai jam reikia tiesiog pasirašyti veterano minimumą, kad jo kontraktas nebedarytų kažkokio tai didelio spaudimo komandos algų kepurėje, ne? Nors aš toje pertrauksiu dabar, tik tai dėl to minimumo, mes dabar nešnekėkim, kad jo inputas aikštėje, indėlis aikštėje prilygsta ten veterano minimumą gaunantiems krepšininkams. Ta prasme, jisai buvo vedantis žaidėjas atkrintamųjų serijoje, kurią Lakers laimėjo prieš disfunkcinę Thunder Rockets ekipą, bet jisai vis dar parodė, kad gali. Aš galvoju, kad gal tas peikatas galėtų būti kažkur per vidurį. Ta prasme, kad ne Supermaxas. Jeigu mid-level exception kažkokią komandą turėtų, galbūt tada būtų galima pasirašyti. Aš pavyzdžiui žiūriu į šitus Golden State Warriors, ar ne? Jie vis vien lieka Keras 2 metam. Tiek, kiek yra Kario kontraktas realiai dar galiojantis. Atsiprašau, ne, Kario kontraktas baigėsi po ateinančią sezoną, tai ten jie turi traumuotą Butlerį, Porzingį, kurio vertė kontrakto yra 30 milijonų, jis baigėsi šią vasarą, bet jie gali jį prasitęsti ir išmainyti. Ten tada visokie mūdžiai ten ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jeigu jie, sakykime, sugeba suderinti, čia pabaigoje dar pašnekėsim apie Janį Antetokounmpo ir tai, kad Milwaukee Bucks nori įmainyti, jeigu vis dėlto pavyksta įgyvendinti jiem kažkokius mainus su Janiu, turbūt įtraukiant Jimmy Butlerio kontraktą į tai ar ne, galbūt paskui pavyktų suderinti Porzingį į Lebroną Džeimsą išmainyti. Vienaip ar kitaip ir padaryti tokį paskutinį, žinai, hurra, pensininkų sambūrį, Houstono Rockets 98 metų. Ar tai būtų gerai laimintis krepšinis, nebežiūčiauriai smagu būtų. Ir aš manau, tam pačiam Lebronui su Kari žaisti 2 aikštelės virtuozam, tai būtų nerealu. Lebrono aikštės matymas, Kari judėjimas be kamulio, net ir tokiame amžiuje jis būtų reginys. Aš žinau, kad jie yra bičiuliai ir visa kita iš tikrųjų, bet kaip Cavaliers gerbėjų, tai būtų skaudu iš tikrųjų matyti Lebroną žaidžiantį su Stephenu Curry ir Draymondu Greenu Golden State Warriors. Tai iš tos pusės emocinė žiūrint, tai aš pas šitoje vietoje ir iš tos, sakykime, jeigu Warriors dar galvoja ar ne bandyti prasitęsti šitą savo dinastiją. Turbūt vis dar galima dinastiją vadinti, su tebėra visi. Tikrai galima. Kol yra Karis. Jos veikiai. Kol yra Karis, kol yra Draymondas, tol turbūt dar galima. Tai yra turbūt geresnių variantų veteranų, kurios būtų galima pasirašyti, nes Kawhi Leonardas greičiausiai bus prieinamas, o Kawhi Leonardas, jis yra gerokai jaunesnis už LeBroną ir pagal savo žaidimą jisai šiemet buvo dar gal top 5 krepšininkas, tai aš įsivaizduoju, kad jisai iš esmės tą situaciją daug labiau dabar keistų, negu tą galėtų padaryti LeBronas. Tai... Jį gal gauti sunkiau?
Nu, čia reikia norėti. Ta prasme, jeigu Kavajus norės žaisti. Jo kontraktas baigėsi šiemet. Tai galbūt kaip free agentą būtų galima jį pasirašyti. Arba per kokį sign and trade. Tai aš manau, kad tai yra tikrai geresnis variantas negu LeBronas Jamesas, kuriam 42. Arba tas pats, mes aišku dar aptarsim, bandyti Janį gauti mainų būdų. O Pauliau, žinok, aš tave pataisysiu, jis dar kitais metais turi galiojantį kontraktą. Turi kontraktą. Mes praleidom, tu praleidai jo praeitą vasarą persirašę Kavajų. Aišku, yra ne 0% tikimybė, kad tas jo kontraktas bus anuliuotas dėl Aspiration skandalo. Tai, žinai, čia irgi būtų variantas. Kintamasis, nes tu vis tiek kažkaip turės Clippers nubausti. Čia, aišku, nebūtų labai Nerandu aliuminio folijos kepurėlės, bet čia tau reiktų ją užsidėti. Ok, galbūt tada tiek ties LeBronu, ties Lakersais aš galvoju, kad šiaip stebint laisvuosius agentus ateinančios vasaros, sunku dabar kalbėti apie tai, kai jų tam tikra prasme sėkmė šiame postseasone visiškai vis dar rėmėsi LeBrono iniciatyva ant LeBrono pečių, bet jeigu jie galiausiai nuspręstų atsisveikinti su juo, atlaisvėja daug pinigų algų kepuriai, ta prasme, kad jie gali išsimainyti tuos kontraktus, sign and trade'us daryti ir panašiai, tai man Mitchellas Robinsonas iš karto, Robertas Williamsas gal jau ne, bet Mitchellą Robinsoną su Luka Dončičium suporuot ir tikėtis, kad pavyks užtaikyti, jog abu jie atkrintamosiose bus sveiki, čia būtų neįtikėtina. Prasme, čia būtų, jeigu Luka Dončičius su Dwightu Powellu sugebėjo padaryti puolimą, kurį sunku sustabdyti, tai čia su Robinsonu tuo gravitacinė trauka, vertikaliu aikštės išplėtimu, turbūt geriausias krepšininkas lygoj po Vembanjamos, aš nežinau, gal kažką praleidžiu, bet tiesiog svaigstu galvodamas. Tai yra dar tų variantų, bet šiaip... Jo, bet Derekas Lively, mano nuomonė, jisai labai ribotas su Robinsonu palyginus kitose aikštės pusėse, nes Robinsonas jisai tau žiauriai daug duoda dar ir kitur. Man tai yra labai patinkantis centras. Ir tiesiog Knicksai labai protingai daro, kad jie turi Karl Anthony Townsą, jie Robinsoną taupo, nes žino, kad jeigu jie nori dar žaisti iki birželio mėnesio, tai čia nėra tas krepšininkas, kuris gali arti po 40 minučių. Jo, jis gana toks riboto minučių krepšininkas, yra jį daugiau negu 20 minučių ten sunkiai yra laikyti. Ir jeigu Lakersai norėtų tą centrus problemas spręsti su Mitchellu Robinsonu, tai vis tiek turbūt reikėtų dviejų žaidėjų, kuris vienas pakeistų DeAndre Aytoną ir kitas pakeistų Jacksoną Hayesą. Tai galbūt prie Thunderio einam jau, ne? Galime eiti prie Thunderio, aš tik tai, kadangi buvau mintį savo užsidėjęs tais centrais, kai pradėjau šnekėti ir paskui pradėjome apie LeBroną kalbėti, tai vis vien aš pabūsiu tuo advokatu, kad jeigu tu žinai, kad žaidėjas yra blogas, nerizikuok ant jo, rizikuok ant žaidėjo, kuris yra neišbandytas NBA lygoj. Nes kiek mes atveju matėm, kur vidurio puolėjas ypatingai, kuris įrodo vienoj, kitoj, trečioj komandai, kad jisai negali gintis, tu negali su juo žaisti, tu visienį pasiemi dėl to, kad jis, tu žiūri į DeAndre Aytoną ir tu galvoji, kad jisai, visien, dar palyginus jaunas, dar palyginus geros fizinės formos, jis nėra nei ten kažkoks viršsvorio turintis ar panašiai. Tas prisilietimas prie kamulio minkštus, ir tu įsigalvoji, kad jisai sugebės kažką kitą daryti. Ne, varyk, ieškok Eurolygoje kažko, aš nežinau, ten rizikuok su visokiais Kevariusais, Hayesais, dar kažkuo, nepavyks, tu sezono metu pasimsi tą patį DeAndre Aytoną ar beleką kitą iš niekam nereikalingų centrų. Mano toks pasiūlymas būtų Lakeriams. Aš manau, kad bendrai čia yra tiesiog, kaip šitą problemą galima išspręsti, tiesiog biškai geriau draftinant, nes realiai NBA yra tokia vieta, kur vis dar nuvertina tos aukštus centrus, ypač kurie ateina po 4 metų koledže. Ir jeigu tu juos sugebi antram raunde pasišaukti,
ir tada prasitęstų už gerą kontraktą, tai čia yra žiauriai didelis komandų bildinimo cheat kodas, arba, pavyzdžiui, tarkim, tokiu atveju, kaip Bostono Celtics su Nemiešu Kėdą padarė, kur Sacramento Kings kaip ir padarė žiauriai gerą šaukimą, nes, kaip prisiminsim, Kėda gal 40 ar 39 šaukimų kažkada pasiėmė Sacramento Kings, bet jie išmetė, kaip Sacramento Kings ir priklauso gerų žaidėjus, išmesti ir pasilikti šrotą visokią tik tai. Ir Bostono Celtics šitą žaidėją pasiėmė ir jie dabar, taip sakant, tai, kad šitas žaidėjas žaidžia už labai mažus pinigus ir produsina kaip startinio lygio krepšininkas, tai jiems labai daug suteikia lankstumo formuojant komandą. Jo, su Lakeriais tai problema, kad jie, tos kontendinančios komandos, kurios neturi resursų dabar kontendint, jos neturi laiko investuoti į tuos antro rato šaukimus, nes Kėdą pirmą sezoną tu jį išleistum, jisai prisirinktų tiesiog pražangų ir jisai nieko nenuveiktų, bet Celtics, kadangi turi žiauriai gerą rotaciją, žiauriai gerą sudėtį, jie galėjo ramiai po truputį jį integruoti. Tai Lakeriai iš to vietoj labai daug pralošė. Jo, bet čia, žinai, čia yra daugiametis procesas, ne? Jisai trunka ne vienerius metus, bet jisai akivaizdžiai neveikia, žinai, kai tu taškai savo 17 šaukimus ant Jaileno Hoodo Šifino ir Daltono Knekto, kurie ne vienas iš jų po savo pirmo kontrakto turbūt NBA neliks. Ta prasme, mes vis dar yra podcastų, kurie šaipasi iš Lakers dėl Bronny Jameso piko, bet Lakeriai išvaistė daug daugiau šaukimų negu 50 kažkelintas. Jo. Ir šiaip Lakersų vietoj tikrai visų tų turtingų komandų vietoj aš tai ką daryčiau kaip GM'as, tai pirkčiau antro rato šaukimus. Ta prasme, jeigu dabar, kai yra ypač jie saturuotas, labai saturuota ta rinka, pirk kiek tai gali, ten, aišku, gal ten 55 ir neapsimoka, bet jeigu kokį 40 gali nusipirkti, varyk, bandyk, žinai, nes tu nežinai, ką rasi, labai geri kontraktai ir taip toliau. Pavyzdžiui, 31 šaukimas yra vienas naudingiausių iš visų, nes realiai jisai, pavyzdžiui, už 30 šaukimą yra N kartų geresnis, nes jeigu tu, tarkim, 31 šaukimu pasikvietą žaidėją pataikysi su juo ir jisai pritaps, tai tu galėsi prasitęsti už gerokai mažesnius pinigus, nes jis jau bus traktuojamas kaip antro raundo šaukimas. Tai dabartiniam NBA CBA kontekste, tai tie antro rato šaukimai yra tiesiog eksponentiškai, tai jų vertė išaugus yra ir pavyzdžiui, tai, kad Artūras Karnišovas per trade deadline sugebėjo Čikagos Bulls, bet čia jau dabar visiškai nukrypsam nuo... bet tai yra man įdomu. Bet tai, kad jisai sugebėjo tiek tų antro raundo šaukimų pririnkti ir palikti savo įpėdinį, kurio vartų aš vis dar neprisimenu, reikės išmokti. Tai čia, nes paskelbė neseniai. Jo, didžiulė pergalė čia buvo iš tikrųjų tai, ką Artūras Karnišovas padarė ir kokią jisai poziciją paliko Čikagos Bulls. Tai einam prie Thunderių, gal ne? Einam prie Thunderių. Brysonas Grahamas, buvęs Atlantos Hawks viceprezidentas, jeigu teisingai atsimenu, yra dabar naujasis Bullsų GM'as. Naujo GM'o Thunderiai tikrai neturės, bent jau kurį laiką, nes užsukta yra ten labai, labai rimta komanda ir Lakeriai neturėjo jokių šansų. Ir žiūrint, kaip dabar prieš fizišką Timberwolvesų gynybą sunkiai sekasi San Antonijaus Spurs, man atrodo, kad labai mažai šansų turės ir San Antonijaus finale, jeigu iš visi jį pateks, nes ten irgi labai įdomi serija. Jo. Šiaip buvo šita serija su Lakersais gal įdomi iš tos pusės, kad buvo įdomu pastebėti, kaip Lakersai būdami visiškai overmatchinti, ypač gynybai, bandė išspręsti Shai Gilgeous-Alexanderio problemą. Ir ten iš tikrųjų labai įvairių tų gynybos schemų jie bandė taikyti. Kai kuriais atvejais tiesiog jie faceguardindavo Shai Gilgeous-Alexanderį. Tiesiog Shai Gilgeous-Alexanderis persivarydavo kamuolį, jį Markusas Smartas apsikabina ties vidurio liniją ir tada realiai žaidžia 4-4. Šiaip tie blitzai ir hedžai, kurios taikė Los Angeles Lakers prieš Shai Gilgeous-Alexanderį, man nelabai patiko, nes jisai yra vienas mažiausiai klaidų darančių puolimo variklių visoje lygoje ir jisai visą laiką kamuolį sugeba nuvesti komandos draugams arba į short rollą, o short roll'e tada tu turi tokius krepšininkus kaip Isaiah Hartensteinas, kaip Chetas Holmgrenas, kaip Jaylenas Williamsas, kurie žiauriai gerus sprendimus daro toj situacijai ir sakyčiau, čia gal
nebuvo pati geriausia gynyba prieš Shai Gilgeous-Alexanderį, bet kita vertus, kad ir ką Lakersai bandė, iš tikrųjų niekas neveikia. Kai kuriuose situacijose šitoj serijoje Shai Gilgeous-Alexanderis tiesiog labai lengvai gaudavo tos switchus ant Austino Reeveso, kuris turbūt playoffuose buvo vienas labiausiai atakuojamų krepšininkų. Ir ko gero visą savo karjerą tokiu bus, tai tiesiog, ypač kai dabar... Dėl to reikia gero centro Lakeriam. Dėl to reikia gero centro, kad bent kažkiek šitą skylę užmontuotų tas centras, bet tiesiog antiek paprasta buvo, kad tu duodi kamuolį A.J. Mitchellui arba Jaredui McCainui, tada Shai Gilgeous-Alexanderis ateina, pastato užtvarą ir tiesiog tas susikeitimas iš karto vyksta ir tada turi ar tai Austiną Reevesą ar Luką Kennardą besiginantį prieš Shai Gilgeous-Alexanderį. Čia ypač trečių rungtynių, trečiam kėliny šitą mismatchą žiauriai atakavo ir būtent tai buvo tas lūžo momentas, nes šiaip pirmas trečių rungtynių kėlinys, pirma pusė pasibaigė dar pakankamai apylygiai ir atrodė, kad Lakersai nėra dar iškritę visiškai iš tos serijos, jeigu, tarkim, laimėtų šitas rungtynės, tai bent kažkiek tos intrigos galėtų pakurti, bet tada tiesiog Shai Gilgeous-Alexanderis pradėjo lesti visiškai tą mismatchą su Austinu Reevesu ir antroji pusėje nebeturėjo jokių šansų. Iš tikrųjų, tas dar ką pasižymėjau iš ketvirtų rungtynių irgi. Ir apskritai viena tokia tendencija, kurią aš gynybinę šituose playoffuose pamačiau, tai yra tai, kad komandos savo blogiausius gynėjus slepia netgi po gerais priešininkų metikais, tik tai tam, kad juos iš tų pagrindinių gynybinių veiksmų, tai yra iš pick and rollo gynybos patraukti. Tas pats buvo su Jalenu Brunsonu New Yorko Knicks atveju ir tą patį darė ir pabaigoje ir J.J. Redikas su Austinu Reevesu, bet jis slėpia ne ant kokio tai blogo metiko, jis slėpia ant Jaredo McCaino kampe, bet vis tiek viskas turbūt susiveda į tai, kad jau yra geriau, kad tu palieki Jaredą McCainą laisvą kampe, negu Shai Gilgeous-Alexanderis atakoja Austiną Reevesą pick and roll'e vienas prieš vieną. Tai... Man sprendimas, aš visai nesuprantu Jaredo McCaino mainų. Aš nesu... Iš Sixerio pusės turbūt. Jo, aš irgi nesuprantu. Nes tu žinai, būna, yra labai daug blogų sprendimų priimamų, kuriuos tu gali pateisinti. Ypač jeigu tu šiek tiek plačiau atveri savo akis ir pastatai save į tos komandos situaciją. Net pavyzdžiui, Zubaco mainai, kurie dabar jau yra, dabar galim sakyti nepasiteisinę, nors jeigu Paceriai kitais metais patenka į finalą, nors su Haliburtono reabilitacijos progresu tą sunku įsivaizduoti, bet tu supranti, Paceriai nenori mokėti prabangos mokesčio, GM'as turi užduoti, kaip jo išvengti, tau reikia rinkti gerus kontraktus, Zubacas yra vienas iš nedaugelio centrų, kuriuos tu gali gauti mainais, kuris yra ant gero kontrakto. Veteranų centrų, tai reikia pabrėžti. Taip, veteranų centrų, taip. Kuris tau gali duoti čia ir dabar rezultatą. Ar nebūtų geriau mūsų apkalbėsiama vėliau šiek tiek krepšininką buvę pasiimti tiesiog Paceriams su tuo 5 šaukimu išsiskaidžiusi kelis kitus šaukimus, čia jau kita diskusija, bet yra kaip yra, Paceriam nepavyko, bet tu supranti tą procesą. Čia Sixeriai dabar bijau sumeluoti, ką jie gavo už McCainą, bet McCainas buvo, tokia dar viena vilties blyksnė, atrodo, dar vienas puikus šaukimas, žaidėjas galintis padėti ir jis buvo tiesiog be ceremonijų išmainytas, tai aš labai to. Ir jisai, kas svarbiausia, jisai Thunderiams tinka tiesiog idealiai, nes jo pagrindinės apribojimas turbūt yra tas, kad jisai yra žemaūgis krepšininkas, kuris nėra puolimo variklis, nėra pagrindinis žaidėjas, bet kai tu žaidži šalia Shai Gilgeous-Alexanderio, tai tiesiog atperka tiek daug tavo nuodėmių ir tu tiesiog pradedi veikti tokiose line-upuose, kad Jaredas McCainas taigi tampa žiauriai vertingų žaidėjų Oklahomos Thunder. Ypač kai jie turi visą eilę prastai vidutiniškai metančių krepšininkų savo rotacijų, kaip Lou Dortas ar Aleksas Caruso. Tai čia tiesiog į vienus vartus buvo šitie mainai. Eilinį kartą Oklahoma City Thunder naudai. Nežinau, kada lyga pasimokys, greičiausiai niekada. Aš jau baigiu prarasti viltį, bet yra kaip yra. Tai aš galvoju dabar, ar jie čia gavo tą Rockets šaukimą 22, nes žiūriu, ką Sixeriai turės šiais metais naujokų biržai, kokius šaukimus, nes jų pačių šaukimas atitenka 17 Oklahomai.
šitą. Ir jie gavo už McCainą pirmo rato šaukimą ir kelis second rounderius, 3 antro rato šaukimus. Nu, tai gal čia tu vėl bandai tą šaltinį diversifikuoti, bet aš dabar nenoriu, žinai, sumeluoti, bet, nu, tebūnie. Labai pikta man yra dėl šitos gilios Thunderių sudėties, pikta ta prasme, kad tu turi Kenrichą Williamsą, kuris nežaidžia pas tave, kuris į Lakersus žaistų po 40 minučių, aš nežinau. Nu, ne po 40, bet žaistų tikrai. Nu, ta prasme, tikrai daugiau negu žaidėjai, žinai, kuriuos yra priversas Redikas ten leisti. Nu, tu galėtum su Kenrichu Williamsu ir Eitono minučių skaičių pamažinti ten daugiau smallballo žaisdamas ir taip toliau. Nu, labai turėtų būti, žinai, kažkokia taisyklė, kad jeigu tu nesinaudoji gerais krepšininkais, juos lyga iš tavęs atima, kaip biudžetinėse įstaigose. Jeigu tu nepanaudoji biudžeto, žinai, per kalendorinius metus, tau paskui jo skiria mažesnį, tai dėl to ten paskui kėdžių prisiperka paskutiniais metais. Nu, okei, tiek tos. Thunderiai, Pauliau, klausimas. Kiek Thunderiai pralaimės rungtynių iki sezono pabaigos? Nedaugiau 3 spėjau. Iki 3. Mano spėjimas būtų 3. Labai liūdna. Jeigu San Antonijos Spurs pateks, aš manau, vis tiek vienas kitas jo rungtynės gali laimėti, tada rytuose. Nu, Knicksai galingai atrodo, tai jie tikrai, jeigu išeis į finalą, jie tikrai nebus nušluoti Thunderių, tai gal kokias irgi 2 gali rungtynės laimėti. Tai mano spėjimas yra 3. Žinai, su Spursais gal tokia viltis būtų ir su tais pačiais Timberwolvesais šiek tiek. Nors jie, nu, aš manau, jau jeigu jie laimėtų prieš Sparsus, jie tiesiog tokie nustekenti būtų, kad Thunderiai, na, tiesiog jiems pasimėgavimas visiškas būtų prieš žais. Bet aš, nu, Sparsų gynyba tikrai galėtų pasiūlyti Thunderiams kažką, su kuo jie dar nėra susidūrę. Jo. Ir mes matėm pernai, kai buvo jiems sunku žaisti prieš Nuggetsų nesąmonės. Jeigu tu tas nesąmonės sukombinuoji su geriausiu visų laikų lankos saugotojų, mes tiesiog nematėm, kaip šita cheminė reakcija veikia. Todėl gali būti visko, žinai, bet kol kas tai, manau, galime judėti jau prie kitų serijų. Aš dar galbūt paskutinį, ką noriu dar pasakyti dalyką, kad čia bent jau vienas iš tų esminių skirtumų palyginti su pernai, kodėl Thunder yra geresni ir, nu, atrodo, dar labiau nenugalimi negu pernai, nes tu pernai tikrai jie netrodė visiškai nenugalima komanda, ten 2-7 rungtynių serijos. Tai yra, kad Četas Holmgrenas šiemet yra sveikas. Jisai pernai, jeigu prisiminsim, jisai turėjo berods klubo lūžį ar kažkas tokio, tarsi pakankamai tikrai sudėtinga trauma, kuri labai ribojo jo mobilumą. Ir sakyčiau, tai buvo viena iš priežasčių, kodėl jisai galbūt nerado tokios tos geros sinergijos su Isaiah Hartensteinu, nes tos jų kombinacijos ten šiaip nebuvo labai geras iš tikrųjų, jeigu line-upų duomenys pasižiūrėt. Šiemet yra visiškai atvirkščiai, nes Četo Holmgreno pagerėjusi sveikata dabar jam jau leidžia žaisti kaip normaliam 4 numeriui. Jisai dominuoja, jisai atakuoja closeoutus, jam gali mest kamuolį į postą, jisai bėga į greitą puolimą, jisai viską sudeda. Tai, nu, tiesiog apskritai krepšinį turbūt ta taisyklė galiojo ir galioja per amžius apie tai, kad kuo daugiau aukštų krepšininkų turi, tuo tau yra geriau. Tai tas pats faktas, kad, nu, tu dabar gali sukombinuoti 2 tokio ūgio, tokio ilgio ir tokio produktyvumo krepšininkus kaip Četas Holmgrenas ir Isaiah Hartensteinas ir kad jie veikia tarpusavėje, tai čia yra, nu, tiesiog milžiniškas pranašumas. Ir na, kol kas šitose playoffuose, nu, nėra panašu, kad Oklahomos Thunder reikėtų netgi Jaylono Williamso, nes AJ Mitchellas yra labai geras variantas, kaip tas antras papildomas ball handleris šalia Shai Gilgeous-Alexanderio. Tai čia apskritai, ta prasme, kai tu pagalvoji ilgalaikę šitos komandos perspektyvą, nu, tai čia yra kosmosas kažkoks, čia yra, nu, nes, pavyzdžiui, kai 24 metais, kai Boston Celtics laimėjo, nu, jie, sakyčiau, pagal savo dominavimą galbūt buvo panaši komanda į šito Oklahomos Thunder franšizę. Atsiprašau, kuriais metais? 24. Bet tada jau galiojo tos naujos prijuostės, naujas CBA ir visi kaip ir žinojo, kad šita komanda labai greitai subirės, kad jai nebeliko daug. Thunderių atveju atrodo, kad šitai komandai tas ranas dar tik tai prasideda.
Šiek tiek kaip Hydra, gal ne? Nėra tokio žaidėjo, kurį tu, išimk, priversti bus išmainyti Jayleną Williamsą. Ir nieko, bet visiškai nieko. Kol tu turi tokios formos, tu privalai išsaugoti Shai Gilgeous Alexanderį ir jis privalo žaisti taip, kaip žaidžia dabar. Jeigu jis iškrenta tavo franšizę. Tu privalai išsaugoti SGA ir Chetą Holmgreną. Visi kiti yra pakeičiami. Tada Hartensteinas yra tas prabangos prekė iš esmės. Čia irgi jis dabar turi, jo kontraktas yra šitie metams su klubo opcija. Tai mes vėl galim matyti, kadangi klubas kontroliuoja situaciją, tai tenderiai gali daryti du dalykus. Jie gali sakyti, mes tave prasitęsiam ir žiūrim, ar tu būsi sveikas kitą vasarą ir kokį tu kontraktą gausi. Arba gali sakyti, žiūrėk, Aizėja, mes tu duodam 5 metus už pigiau. Ir turėti geriausią kontraktą vidurio puolėjo lygoje, Aizėja gauna daug pinigų. Nu, ta prasme, čia yra... Arba mes tiesiog tave sign and trade'am, gaunam kažkokią dar vieną šaukimą ir mes tada Jayleną Williamsą tiesiog naudojam kaip mūsų pagrindinį centrą. Ir mes atsargoj dar turim Tomą Sorberį. O jis gali? Aš manau, kad gali, jo. Jisai šitose playoffuose jisai labai gerai atrodo. Jisai žiauriai gerai pasuojasi. Ir dar mes pipeline... Jo, yra Sorberis, bet aš dar noriu ties Williamsų, nes man jisai atrodo kaip dar vienas Jacksonas Hayesas. Nu, toks apie nieką, žinai. Ir kaip evoliucionavo. Tai... Bet čia vėl, dėl to, kad yra laiko, jis nereikia tau jo įmesti į ugnį. Ir mes labai dažnai kalbam apie jaunus krepšininkus, kad jiem kaip tik reikia duoti žaisti minučių, kad jie nesimarinuotų. Bet gerose organizacijose mes matom metai iš metų, kad daugumos žaidėjų tobulėjimas jis veikia šiek tiek kitaip. Jis veikia su daugiau strategijos, kai yra daugiau strategijos, tada tas žaidėjas galiausiai sužydi taip, kaip gali geriausiai, kai jau ateina tas metas. Gal jis šiek tiek... Plus, kai mes suvokiam tą žaidėjų developmentą, tai manau dažnu atveju mes nesuvokiam, kokią didelę įtaką tiems žaidėjams turi žaidimas šalia tokių krepšininkų kaip Chetas Holmgrenas, kaip Shai Gilgeous Alexanderis, kaip Victoras Wembanyama. Ta prasme, jie padaro taip, kad viskas veiktų. Ir aš tavęs ir norėjau dar paklausti, kai apie Holmgreną kalbėjom, tai 2 klausimus, ar Holmgrenas yra mėgstamiausias tavo krepšininkas lygai? Ne, jisai nėra mėgstamiausias, bet aš manau, kad jisai yra... O tu turi mėgstamiausią? Dar liko tavyje kažkiek džiaugsmo žiūrint krepšinį? Ne, tai faktas, kad liko. Šiaip, mano Evanas Mobley, žinai, visą laiką buvo tokia šiuolaikinė NBA didžiausia meilė, bet aš visiškai laisvai pripažįstu, kad Chetas Holmgrenas yra turbūt geresnis krepšininkas už šiuo metu. Ne, tai čia neįdomu, kas geresnis. Man įdomu, kas patinka, žinai. Aš tiesiog esu labai daug investavęs į Evaną Mobley kaip krepšininką. Man įdomu, kiek, pavyzdžiui, Chetas Holmgrenas būtų kitoks krepšininkas, jeigu jisai nebūtų žaidęs su Aleksu Caruso visą savo karjerą. Aš kai matau, kaip jis juda gynybai, man atrodo, kad jis yra labai daug išmokęs. Nors tai yra skirtingo dydžio krepšininkai, ar ne, bet tiesiog tu turi vieną GOAT gynėjų savo rotacijai. Ir man atrodo, kad jis labai daug išmokęs yra iš jo. Tų dalykų, kurių tu įprastai nematytum tokio ūgio krepšininkę. Ir kai jis sukombinuoja tą gebėjimą, taip paprastai gal pasakysiu, užknisti, neleisti priimti kamulio, palysti, kuris yra labiau būdingas gynėjams, su savo ūgiu, su savo rankom, tai iš tiesų yra gąsdinantis krepšininkas ir tiesiog apmaudu galvot, kad jis DPOI gaus tik tuo atveju, jeigu Wembanyama susitraumuos kažkurį sezoną. Ta prasme, čia yra šiaurinė teisybė. Čia bus kaip su Timu Duncanu, žinai, baigė karjerą, negavęs nei vieno DPOI, nes su Benu Wallace'u žaidė tuo pačiu metu. Jo. Tai turbūt galime eiti prie Cavs Pistons. Jo, drąsiai galime eiti prie Cavs Pistons. Tai tavo, nežinau, širdis turėtų po pirmų 2 rungtynių dabar jau visai kitaip plakti, nes atrodo, kad tos klausimus, kurie buvo iškelti Detroite, Clevelandas namuose sugebėjo atsakyti. 2-2 rezultatas serijos, kas neseka. Aš nežinau, kiek jie sugebėjo atsakyti iš tikrųjų, nes ką Cavaliers pirmą reikėtų padaryti šituose playoffuose, tai yra laimėti bent vienas rungtynės išvykoje. Nes tu pirmam raunde gal turėjai šitą pranašumą, galėjai išsisukti pralaimėdamas viską išvyko ir ten blogai žaisdamas, bet dabar jau šitą prabanga, kai tu esi 4. seedas, ko turiu, eini į playoffus, to jinai
baigėsi ir nebebus jos niekada, nes net jeigu jie pateks į kitą etapą, ten žais prieš Knicksus, kurie yra trečias seedas ir kurie turės namų aikštės pranašumą. Tai aš sakyčiau, ta prasme galbūt net neatsakė į šitos klausimus ir dabar tiesiog tos 5 rungtynės kritiškai svarbios. Pažiūrėsim, ar Cavaliers, nes šiaip visos rungtynės, išskyrus 4, buvo pakankamai artimos, visose ir tie patys Cavaliersai turėjo šansą laimėti ir paskui 3 rungtynėse netgi Pistonsai buvo sugrįžę į jas ir tik tais, ten geras Jameso Hardeno ir, sakyčiau, Maxo Struso žaidimas pabaigoje padėjo Clevelandui ištrauktas rungtynės, o 4 jau buvo tokios, bet šiaip, ką pastebėjau ir tose 4 rungtynėse, tai kad Pistonsus tai yra komanda, kurią labai sunku pribaigti yra. Jie netgi 4 rungtynėse, kai 4 kėlinio viduryje atsilikinėjo apie 20 taškų, jie vis tiek sugebėjo tas rungtynės tą skirtumą sumažinti iki vienženklio. Ir jisai, galbūt tokia klaidinga netgi įspūdį sudaro, kad rungtynės buvo gana artimos ir šiaip ta pati pabaiga tai buvo toks viena keistesnių, kokią aš esu turbūt matęs ir kokią prisimenu, nes likus gal 1,5 minutės Cavaliersai pirmauja, neatsimenu kiek, 14-15 taškų, atrodo viskas baigta. Cavaliersai išmeta savo atsarginius visus ir tie atsarginiai, bet Pistonsai toliau juos spaudžia, belia kaip, ta prasme, visiškai absoliučiai jokio pasidavimo nėra ir jie perima 1 kamuolį, perima 2 kamuolį, staiga žiūri, kad likusi minutė ir likę tik tais 9 taškų persvara. Ir tada Kenny Atkinsonui reikia imti minutės pertraukėlę tam, kad jisai suleistų atgal savo pagrindinius krepšininkus, kad jie fucking užbaigtų tos rungtynės po galais. Nes, ta prasme, iš tikrųjų tiems žaidėjams, tai čia, kurie buvo išėję atsarginiams krepšininkams, tai čia biškai tokia netgi gėdinga situacija, kai jūs net su tokiu pranašumu rungtynių nesugebat normaliai uždaryti ir mes turim grąžinti starterius, kuriems jau visa arena atsistojus paplojo už tai, kad jie laimėjo tos rungtynės. Aš nuoširdžiai nelabai atsimenu tokios situacijos, kad po pusės minutės tu turėtum grąžinti visus savo startinius krepšininkus tam, kad jie užbaigtų tos rungtynės, kurios buvo laimėtos. Čia daug blogiau negu, pavyzdžiui, Fuliai dabar pavyzdys su Martinu Zubimendiu, kurį išleido pakeitimą ir antram kėlinį pasadino. Šitą atveju tai mes per sezoną bent sykį tu pamatai vienoje ir kitoje komandai, bet kaip tau jaustis, bet čia dar toksai labiau, kad tu visiško netikėlio etiketę. O Pistonsai tai šituo atveju šiek tiek primena Pacerius, nes Paceriai pernai parodė, ką nuolatinis spaudimas, gebėjimas nuolat spausti savo varžovą, ką tau gali atnešti. Ir man, pavyzdžiui, čia labai prastai palyginsiu, bet tarkim FIBA čempionų lygos finalą žiūrint, kai ten Atėnoje, jau akivaizdžiai pratęsime buvo prastesni už Rytą ir kaip jie tiesiog statiškai gynėsi prieš Ryto krepšininkus tose paskutinėse minutėse, kai ta persvara jinai buvo jau pakankamai tolima, bet tai nieko nereiškia ir tiesiog to tikėjimo savim. Kartais komandom trūksta, dabar Detroito Pistons vėlgi, dėl ko jos sunku pribaigti, nes tai yra gynybinė komanda. Gynybinės komandos vis sugeba tau padaryti nepatogiais. Jeigu yra komanda, kurios, tarkim, Bostono Celtics, jie nėra bloga gynybinė komanda, toli gražu, bet jų ta visa stiprybė yra per gebėjimą išplėsti aikštę, maksimizuoti atakų skaičių, daug tritaškų išmest. Neina tas vienas dalykas, jie yra parodę, kad gali sugriūti. Detroito Pistons kol kas yra tikrai, sakykime, dar tiek laurų nenusipelnius komanda, bet Game 5 bus žiauriai įdomu. Bet čia yra šita stiprybė Detroito Pistons pusėje labai stipriai, nes šiaip Cavaliers prastokai šitose playoffuose žaidžia pabaigas. Ir jeigu tu pabaigose tokios aukštos vertės situacijose, kur sprendžiasi iš esmės sezono likimas, tu sugebi gintis taip agresyviai, o priešininkų komanda pastoviai klysta, priima blogus sprendimus, tai čia labai didžiulis panašumas yra Detroito Pistons komandai šitoje vietoje. Aš noriu apie Jayleną Dureną pakalbėti, čia yra jo vienas prasčiausių epizodų, tai tiesiog kaip jis pradėjo roulint prie krepšio ir tiesiog reguliaraus sezono režimą įjungė. Ir aš, pavyzdžiui, Keido Cunninghamą vietoje čia,
Jisai galvoja, kad jis jau nebesitikėjo perdavimo, bet čia aišku, tu turi tikėtis perdavimo, kai tu žaidži su Keidu Cunninghamu. Bet jo. jisai net nežiūrėjo į lanką, nu kur, pala. Geras šiaip tavo pastebėjimas, kad jisai jau gal bandė reboundą nedaryti. Jo, bet tu turi tikėti šito vietoj perdavimo. Nu, taigi tu matai, kad tu žaidėjai apie... Čia yra nulis pasiteisinimo. Plus, aš ką norėjau pasakyti, aš galvojau, po pirmų rungtynių, kai galvojau, kad Pistonai lengvai laimės šitą seriją, aš jau buvau pasiruošęs prakalbą apie tai, kaip Jaylenas Durenas sugebėjo reabilituotis po labai sunkios serijos, nes dabar aš net statistikos neatsimenu jo pirmųjų rungtynių, aišku, čia galima greitai pasižiūrėti, nebūtinai yra tai labai svarbu, bet jo rungtynių pabaiga, kai jisai blokavo Jamesą Hardeną, kai jisai pelnė taškus, kurie galiausiai užtikrino, sakykime, tą Pistons persvarą padarė sunkiai pavėjama rungtynių gale, atrodo, sugrįžo, perlipo tą mental bloką ir tada tu čia tiesiog matai, kad tai yra krepšininkas, kuris, pavyzdžiui, nežinau, jis po Šarūną Jasikevičius labai greitai negautų nė minutės žaisti, nesvarbu, kokiam lygiai, kokioje komandai. Ta prasme, tu neturi kol kas išsivysčiusio gebėjimo būti visą laiką susikoncentravęs. Jeigu tu toks esi, tu tada nesugebi, tau lipa per galvą, kovoja tos kamolius, jam tikrai jam netrūksta fiziškumo, ką mes dažnai vardijam šitą, kad va čia fiziškiau žaidė Jaretas Allenas, dėl to jis atkovojo tų kamuolių. Tau šitas epizodas tiesiog puikiai parodo, kad jam trūksta galvojimo nuolat, kaip, kur, kada tas kamuolys atšoks, dėl ko Denisas Rodmanas buvo, ta prasme, geriausias visų laikų kovotas dėl atšokusių kamuolių, ko gero, nes jis visą laiką galvodavo tik apie tai. Aišku, tu turi galvoti ir apie kitus dalykus, bet jis visą laiką buvo momente. Jaylenas Durenas tikrai, man, pavyzdžiui, kartais tai būna, bet aš dėl to galbūt ir nesu krepšininkas, kad tu kartais kažką darai, svarbaus pradedi galvoti ir bešnekėdamas tu jau galvoji, ar skalbimo mašina iškrauta pas tave, ką reikės padaryti ir taip toliau. Ir čia man tikrai panašu, kad Jaylenas Durenas tuo metu jis pastatė užtvarą ir pradėjo galvoti, ką reikės pavalgyti po rungtynių, besileisdam, o po krepšių leidos automatu. Dabar esame, tai būna tiesiog kartais. Ir jo. Šiaip apskritai, prieš šitą seriją aš galvojau, kad Jaylenas Durenas tikrai žais geriau negu prieš Orlando Magic, nes jisai prieš Orlando Magic neturėjo tokios masės persvaros, kokią jis turi prieš Cleveland Cavaliers priekinę liniją. Nes aš galvoju, kad tikrai jisai šitoj serijoje per jį daugiau tų high-low bus sužaidžiama, kuris ypač tais atvejais, kai jisai žaidžia tiesiogiai prieš Evaną Mobley, kuris šiaip yra vienas iš elitinių NBA gynėjų, bet kuriam centro pozicijai trūksta šiek tiek tos masės ir ten tikrai buvo ir šitoj serijoje tokių pavyzdžių, kur tas high-low geriausiai sužaidžiamas ir tikrai Jaylenas Durenas gilę poziciją užsiema po krepšiu ir ten pelno taškus. Bet tokie blykstelėjimai tiesiog yra per daug reti. Ir apskritai atrodo, nes šiaip bendrai visą šitą seriją ir šitas dvi komandas paėmus, tai masės ir jėgos pranašumas tikrai yra Detroito Pistons pusėje. Ypač tada, kai atsisėda Deanas Wade'as, kai Cavaliers trečioje pozicijoje nebeturi tokia aukštą ir didelio žaidėjo. Bet atrodo, kad geresnis būdas tą masę išnaudot, tą masės pranašumą išnaudot, tai yra tiesiog duot kamuolį Tobiasui Harrisui į mid-postą, kuris tai nežinau, gali tą patį Jamesą Hardeną, kokią Maxą Strusą nusilošti tą nugarai krepšį. Nors šiaip tai turėtų turbūt būti Jaylenas Durenas, tas žaidėjas, kuris stumdo Evaną Mobley, kuris stumdo Jaretą Alleną, bet tiesiog tą daro nepakankamai. Ir šiaip vienas dalykas, ką noriu pasakyti apie šitą seriją ir kas man yra vienas iš keisčiausių dalykų turbūt visose šitose playoffose, yra tai, kad Detroito Pistons geriausias aukštaūgis šiuo metu yra Paulas Reidas. Aš nežinau, kodėl jisai tiek mažai žaidžia. Kodėl jisai žaidžia tiek mažai? Kas turi paaiškinimą? Aš dabar bandau prisiminti, kas... Jis ten kažko... Transliacijos metu ten komentatoriai aiškino apie tai, kad J.B. Bickerstaffas jį lyg ir labiau mėgsta leisti tada, kai Detroitas atsilieka, bet aš nelabai suprantu, kas čia yra paaiškinimas, kai akivaizdžiai tiesiog jisai žaidžia geriau tiek už Dureną, tiek už Stewartą.
Kodėl? Bet Kodėl kas jisai čia sėdi? yra per dalykas su Paulu Rydu? Nes, sakau, vat, dabar neatsimenu, kuris futbolininkas Londono Arsenale buvo, kad nu, fanai vis sakydavo, taigi čia reikia su juo daryti taip, reikia su juo daryti taip ir šitas, ir niekas jo neleisdavo, žinai, galiausiai, nes kiek trenerių besikeisdavo, nu, tipo, visi galiausiai jo neleisdavo. Paulas Rydas irgi, jisai Filadelfijoje tų minučių negaudavo tiek, kiek nusipelnydavo. Detroite dabar irgi atrodo, kad, nu, bet čia aišku gali būti ir trenerio, tiesiog, kad jis nereaguoja pakankamai gerai į situaciją. Jeigu žiūrėt grinai į tą plius-minus rodiklį, tai vienose rungtynėse, kurias pralaimėjo Detroitas, trečiosiuose buvo +11, tai po jų labai daug buvo tų nusiskundimų, kad Paulas Rydas nežaidė. Aš tai gal sakyčiau, kad vis dėlto tu apie tą fiziškumą šnekėjai, tą dydį, tai su juo Detroitas jo praranda tos jėgos. Jeigu taip, nu, bendrai perspektyvoje žiūrint, jeigu nežiūrint į konkrečius pasirodymus su krepšininku, nes Stuartas, Durenas, nu, yra tikrai labai, labai fiziški krepšininkai, labai stiprus, bet jeigu yra locked in. Jeigu jie neišnaudoja tų savo fizinių, nes tu pasiektum, tavo taip, tu teisus. Fiziškumas ir tavo masė yra naudinga tik tiek, kiek tu sugebi ją pritaikyti, ne? Ir aš dabar noriu, pavyzdžiui, atsiversti toj sekundėlę. Kol tu verti, aš tiesiog pridursiu, kad labai yra sudėtingai situacijai dabar, nes, pavyzdžiui, Denisas Jenkinsas labai, čia jis nėra priekinis žaidėjas, bet tiesiog irgi ką su juo daryti, nes jisai labai gerai žaidė pirmosiuose rungtynėse, trečiose buvo košmariškas, ketvirtose, na, irgi nei vieno metimo nepataikė, iš vis Keresas Levertas buvo rezultatyviausias. Keresas Levertas, kuris turėjo blogiausią plius-minus rodiklį Pistonsuose visam reguliariam sezone. Šiaip tai netrodo krepšininkas, kuriuo tu norėtum kliautis, ne? Ir dabar Paulas Rydas žaidė 14 minučių, tu eini į lemiamas sezono rungtynes. Tu pralaimi Game 5, tau laimėti seriją, nu, šansų yra, bet su tokiu žaidimu, koks yra dabar, yra gan sudėtinga. Ir ką tu darai? Va čia yra klausimas, ką tu darai. Nu, nežinau, JB Bickerstaffas dabar tikrai ramiai nemiegos iki kitų rungtynių. Nes čia yra spaudimas, tai nežmoniškas. Jo, plus Clevelandas šitos rungtynėse, nu, ketvirtose rungtynėse žiauriai gerai kėda Cunningham gynę. Ypač tose lainapose, kur buvo ir Deanas Waidas ir vienas iš aukštų žaidėjų, Jaretas Allenas, ten buvo tikrai keli žiauriai geri blitzai, kurie pasibaigė klaidom ir lengvais taškais kitoj pusėje. Dabar neturiu po ranka, bet Keitas Cunninghamas tikrai turėjo pakankamai nemažai klaidų padaryti praeitose rungtynėse. Ir vienas žaidėjas, kuriam... Pabaig sakinį, aš galvojau, kad jau pabaigai. Ne, tai tu gali, aš noriu prie kito žaidėjo tiesiog pereiti. Aš dabar žinok tą savo palyginimą dėl Paulo Rydo, tai iš tiesų, žiūrėdamas Cavaliers sudėti, tai prisiminiau, kad iš tiesų visiškai ne personalo žaidėjo, tai buvo su Keonu Ellisu, kai jis žaidė Kingsuose ir jis negaudavo minučių ir fanai sakydavo, leiskit žaisti Keonui Ellisui ir tipo buvo toks atsakymas, kad žiūrėkit, Kristi jo neleidžia, Brownas jo neleido. Visose situacijose buvo tos komandos. Tai dabar mes matom, kad ir Atkinsonas jo neleidžia. Ar aš norėjau, dėl ko aš pradėjau iš visą apie Ellisą šnekėti. Man atrodo, kad Cavaliersų yra toks didelis pranašumas, jog jų rotacija yra visiškai aiški. Ar yra kažkas, kur, na, sakykime, būtų, jog va, čia reikia būtinai dabar Clevelando Cavaliers daryti taip, o ne naip, kad jie, nu, kažkoks žaidėjas, kurio neleidžia, kažkas, ko laiko aikštelėje per daug ir panašiai. Nes man atrodo, ta hierarchija dabar labai aiški ir tiesiog reikia gerinti tą žaidimą. Aš sakyčiau, Cavaliers pranašumas galbūt yra tas, kad tas rotacijos traukimasis jiems yra į naudą, nes tu natūraliai, kuo giliau tu eini į playoffus, tuo tavo rotacija labiau susitraukia. Ir dabar jau yra čia buvo 3-4, ne, rytų konferencijos pusfinalio rungtynės, tai vis mažėja tų žaidėjų, kurie gauna reguliarias minutės ir vienas iš tų žaidėjų, kurių minutės sumažėja praktiškai iki 0 yra Keonas Ellisas. Tai čia yra viskas dėl to, kad jisai puolime tiesiog yra visiškas kirvis ir jeigu tu nori kokybiškai atakuoti, tai ta prasme, daug geriau yra aikštai turėti Samą Merrillą ar Maxas Strus ar kažkurį iš tų kitų žaidėjų. Tai sakyčiau, tas rotacijos traukimasis ir iš tikrųjų labai mažėja
turbūt ir Deniso Schroederio minutės turėtų mažėti pastaruoju metu. Jisai vis dar tebėra toj rotacijai, bet tiesiog ilguoju laikotarpiu, kuo rungtynės bus aukštesnės vertės, turbūt to mes mažiau matysim minučių, kai žaidžia Denisas Schroederis ir tiesiog daugiau Donovano Mitchello ir Evano Mobley stekinimo. Tai yra Donovano Mitchello ir Jameso Hardeno stekinimo, tai yra kai visada aikštėje bent vienas iš jų žaidžia. Ir čia, sakyčiau, tas yra Cavaliarsų pranašumas prieš Detroito Pistons, ta prasme, kad kuo rotacijos labiau trauksis, tuo jiems bus naudingiau. Schroederis šiaip įdomus yra atvejis, nes jisai jau įrodė, kad gali ir būti naudingas, ir tuo pačiu įrodė, kad kartais jo verta iš vis neleisti. Ir man vis dar sunku suprasti, kokia yra Schroederio ta sėkmės istorija NBA lygoje, ar tai yra pastovę rolę turintis krepšininkas, ar tas mikrobangės tipo metikas, pasižiūrėsim. Man atrodo, kalbėjom apie labai svarbias rungtynės penktosiuose Pistons, Cavaliers Raptors rungtynėse. Prisidėjo ir prie šitų pergalių šitoj serijoje, tai žiūrėsim, kaip ten klostysis toliau. Aš tai žinau, kad šitą seriją esu išsisėmęs ir labai dar norėčiau pakalbėti apie kitas dvi, nes iš tiesų mintis tiesiog kyla su tavim bešnekant. Tas patronams skirtas podcastas, jisai buvo smagus, bet pasilgau ir paprasta tiesiog apie krepšinį papizėjimą. Aš tai gal galiu porą paskutinių minčių pasakyti apie šitą seriją. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad Jamesas Hardenas šitoj serijoje laužo labai daug stereotipų apie savo gynybą. Pavyzdžiui, ypač ketvirtų rungtynių pirmoji pusėje jisai buvo tiesiog visiškai nerealus gynyboje. Jisai per šitą seriją svarbiais momentais padarė bent jau kelis kritiškai svarbius stylus, kurie pavirto į lengvus taškus kitoj pusėje. Jisai tikrai yra labai engaged, labai įsitraukęs į rotacijas. Nežinau, tokios situacijos, kur kai jisai mato, kad du jo komandos draugai agresyviai gynasi prieš Keidą Cunninghamą. Jis labai gerai skaito tas situacijas, iš anksto perskaito, kur Keidas Cunninghamas eis, kur perdavimus duos, tos jo bandymus nuvest kamuolį iš ortrolus nutraukia. Ta prasme, tai kiek šito žaidėjo reputacija apie jo gynybą buvo prasta istoriškai, tai tiek jisai tą bando paneigti šitoj serijoje ir šiaip, tiesiog bendrai turbūt iš Clevelando žaisdamas. Nes jisai yra, žymiai geresnis gynėjas negu Dariusas Garlandas, tarkim, būtų buvęs šitoj playoffo serijoje. Ir kitas dalykas, ką noriu pasakyti, tai yra... Dėl Hardeno, tik vienas sakinys, nes jisai buvo tas gyvas pavyzdys to, kad visi mes esam žmonės ir jeigu tu gauni tokį krūvį puolime, tu gynybai tiesiog taupaisi. Čia yra sąmoningas trenerių sprendimas. Yra pavienės rungtynės, kuriuose krepšininkai, ta prasme, Jaydenas McDanielsas, kaip jisai žaidė prieš Nuggetsus, kaip jisai žaidžia, kad ir šitoje serijoje su Spurs, jisai taip gali ten 1-2 rungtynės pavaryti. Apie tą patį Kawhi kokį ar Jasoną Tatumą, kai pilna koja abiejose aikštės pusėse. Bet visą sezoną 82 rungtynės, tiesiog tai tavo tas puolimas turi būti kitoks, o dabar Cavaliers neturi kliautis vien Jamesu Hardenu, nes jie turi žmogų, kuris panašu, jog atrado vėl save šitoje serijoje. Jo. Ir kitas dalykas, ką noriu pasakyti, mano nuomonė, Evanas Mobley šiuo metu yra antras geriausias playmakeris Clevelando Cavaliers'as ir per jį reikia daugiau puolimo remiant. Ypač tais atvejais, kai jisai žaidžia su Simu Merrillu ir Maxu Strusu, nes tiesiog tai labai palengvina jam situaciją, kai jisai tiesiog silpnoj pusėje gali su jais išvirkščius pick and rollus daryti ir tiesiog taip kur žaidimą, nes šiaip Cavaliers'ai trečiam kėliny užsikūrė ir Donovanas Mitchellas užsikūrė per tai, kad tu iš esmės iš jo atėmei kamuolį ir tu iš jo padarėjai žaidėją spot-up shooterį ir įkirtėją. Ir jisai tada palaipsniui, jis po tragiškos pirmos pusės užsikūrė ir tada jau tu žiūri, kad Donovanas Mitchellas jau žinai net tose vietose, kur jisai biškiai užknisa ir pradeda tą kamuolį minkyti, jisai vis tiek kažką sukuria ir pelno tos taškus. Ir jisai užsibaigė antroje pusėje įmetęs kiek ten
5,36 taškus, nu kažkas kosmosas buvo ten. Jo, Dabar karjeros rungtynės, tuoj patikrinsim, kad būtumėm tikslus, bet aš tau šiaip bandžiau užmesti alėjupą, bet tu kaip Jaylenas Durenas visiškai nesugavai ir apie Mobley vietoj Mitchellą pradėjai šnekėti, nes jeigu mes būtumėm perėję į kitą seriją, taip ir nepakalbėję apie Donovaną Mitchellą, kuris jau trečiose rungtynėse pelno virš 30 taškų ir vis labai daug kritikos susilaukė po pirmo pralaimėjimo ypač. Ir dabar smagu matyti tokį, koks jisai galbūt geriausiais džiazo laikais buvo. 39 taškus pelnė Sportsnet rašo. Iš 43. Jo, tai čia irgi tavo mentalitetas, nusiteikimas galbūt labiau pačioms rungtynėms, tai yra žiauriai svarbus mačas. Po pirmų dviejų kėlinių Pistons pirmavo, man atrodo, keliais taškais. Ir tu, aš nemačiau, žinai, tų rungtynių, bet čia jau tiesiog gali bendrai žiūrėti, kad tu esi lyderis komandos, sužaidi nesipelnęs net 10 taškų per pirmus 2 kėlinius ir tada surengi tokį pasirodymą. Tai čia ir Atkinsonui komplimentai tikriausiai ir žinoma pačiam Mitchellui. Įdomu, kaip toliau klostysis tas sezonas. Judam prie Spurs. Jo, tikrai judam. Aš kraunu video, nes visi žino, apie ką kalbėsim. Čia iš tiesų serija, kuri, tos pirmos rungtynės atrodė, kad gal čia Timberwolves kažką surado. Gal čia Timberwolves jau žino, kad reikia tiesiog Wembanyamą atakuoti bet kuriuo atveju ir neleisti jam žaisti, bet po pirmų tų pralaimėtų rungtynių Spurs atsitėse, siautėjo ir galiausiai šitas epizodas, kurį dabar matote savo ekranuose, kas nematote, tai tiesiog, manau, ir klausotės puikiai žinot, kad Wembanyamą trenkė iš alkūnės Nazui Rydui ir buvo diskvalifikuotas. Be Wembanyamos Spursai kol kas nėra komanda, kuri gali laimėti ir pralaimėjo antrasis rungtynės, rezultatas lygus ir aš visiškai neįsivaizduoju, kaip toliau klostysis šitą seriją. Aš vakar siunčiau vieną tweetą, kuris man labai į mūsų bendrą chatą, kuris man patiko apie tai, kaip Viktoras Wembanyama prieš kelias dienas sakė, jog jis atsisako savyje nešti savo emocijų naštą ir praėjus kelioms dienoms po to įkaitų situacijai tiesiog trenkia Nasui Rydui su alkūne. Tai yra principų žmogus. Bet jisai, kad ta įdomi situacija turbūt irgi buvo, kai jisai laukė to verdikto, tada teisėjai paskelbė, kad tai yra flagrant 2, tai reiškia diskvalifikacinė pražanga. Ir jisai nežinojo, ką tai reiškia. Jisai klausė Harrisono Barnso, kuris šalia stovėjo, sako, what does that mean? Flagrant 2, sako, kad you're out. Tai atsisėjo, tada ir išėjo. Pagarba Nazui Rydui, jisai krisdamas sugebėjo dar pats biškių užvožti Wembanyamai. Ir šiaip faina, kad jisai paskui, nežinau, kažkaip išsisprendė šitą situaciją be kažkokios bereikalingos dramos. Aš manau, kad Wembanyama atsiims už šitą epizodą ne tik pralaimėjimu, bet Timberwolves pasirūpins. Ir irgi, tarkim, McDanielso reakcija tokia, kad tiesiog užtikrint, kad nebūtų daugiau negu reikia, bet tikrai pastovės už savo komandos draugą Timberwolves. Toks labiausiai, jeigu reiktų tau pasakyti superstarą, pavyzdžiui, Joelis Embiidas, tikėčiaus, kad taip gali padaryti. Bet Wembanyamos toksai out of nowhere, bet jo, tas pasakymas, kad aš čia savo emocijų neslėpsiu, nelaikysiu savyje. Galbūt kainavo rungtynės šitas nelaikymas, jo. Reiktų, aišku, atidžiau gal pasižiūrėti, kaip žaidžia būtent prieš Wembanyamą Timberwolves, kaip bando jį išmušti iš vėžių, nes mes matom tuos, sakykime, platesnius dalykus, tai kaip jie atakuoja, kaip yra priverčiamas dirbti Viktoras Wembanyama, bet to detalesnio montažo, kur pavyzdžiui su smulkiais stumtelėjimais, palindimais ten ir visų kitų mes nematom, bet aš beveik nebejoju, kad tą reiktų padaryti. Ta prasme, kad tai vyksta, tą noriu pasakyti.
Bet pats Viktoras Wembanyama irgi tiesiog unikaliai iškreipia Minnesotos Timberwolves gynybą, nes jeigu kas stebėjo šitą seriją atidžiai ir dar pastebėjo rotacijas, tai šiaip ką daro Chrisas Finchas, tai kai pasadinamas Viktoras Wembanyama įsigražina Rudy Goberą, nes Viktoras Wembanyama neutralizuoja labai daug to, ką gali Rudy Goberas padaryti gynyboje. Ir jisai tiesiog yra toks unikalus žaidėjas. Šiaip apskritai geriausi puolimo krepšininkai yra tie, kurie gynybos struktūras laužo tiesiog savo egzistavimu ir buvimu aikštėje. Net jiems nėra būtinai mes taškų. Tai Viktoras Wembanyama yra vienas iš tokių žaidėjų, nes tiesiog Goberas tampa priverstas gintis prieš tokius veiksmus ir derinius, prieš kuriuos šiaip jam gintis niekada nereikia. Pavyzdžiui, tarkim, dabar po ryto pergalės prieš Atėnų AEK mes dabar turbūt visi žinom, kas yra flerinė užtvara. Tai buvo ta užtvara, kur Simui Lukošiui ketvirto kėlinio pabaigoje pastatė Giedrius Žibėnas ir kuris įmetė tą tritaškį, kuris išlygino rezultatą 80-80 padarė. Tai realiai Rudy Goberui dabar reikia prieš tokius derinius gintis prieš Viktorą Wembanyamą, nes jį irgi naudoja flerinant, jį naudoja rakuose. Ir dėl to iš tikrųjų Chrisas Finchas bando dažniau Rudy Goberą laikyti tada, kai yra labiau tradicinis centras Lukas Kornetas aikštėje. Nes, čia labai yra šitas ta filosofija tiesiog, kad ar tu bandai maksimizuoti savo pliusus ar minimizuoti varžovo pliusus. Ir kartais tiesiog varžovo pliusai yra tokie, kad tau jų sumenkinti nepavyksta ir tu tada bandai atsigriebti per tas minutės, kai krepšininkas neišvengiamai turi pasilsėti. Ir čia gal puikus pavyzdys būtų dabar retrospektyviai, kai pastoviai pasižiūrima Šakylas Onylas čia dabartiniai lygoje daužytų, naikintų ir panašiai. Ir supranti, kad niekas nesigintų prieš Šaką taip, kaip gynėsi tuo metu, kai jis žaidė, nes kai būdavo tiesiog mėsgalis paimamas kažkoks, kad stovėtų prieš Onylą ir rinktųsi baudas, tai dabar tiesiog visą laiką dvigubintų Šaką. Kiek jis žaistis visada būtų dvigubinamas ir tai ne visada pavyktų, bet ir tikrai Šakas būtų dominuojanti jėga ir praiminis Onylas būtų vienas geriausių lygos krepšininkų, be jokios abejonės, bet filosofija žaidimai prieš jį būtų kitokia. Būtų ta, kad mes žaisim su Kenrichu Williamsu vidurio puolėjo pozicijai. Dar ten kažkuo, mums net nesvarbu. Mes jau jeigu Šakas bus po krepšiu, tegul jisai būna, bet Onylas turės stovėti ties tritaškiu ir gintis prieš mūsų ten flerinės užtvaras ir visą kitą. Tai čia yra panašiai. Ir šiaip grįžtant dar prie Wembanyamos, aš tiesiog noriu parodyti, ką jau rodžiau, kai tu šnekėjai ir labai smagiai pasižiūrėjau. Štai šį Rono Artesto epizodą. 7 rungtynių diskvalifikacija. Ir kiek yra reputacija, nes čia irgi buvo atkrintamosios, šiaip tanderiai šitie, kokie krepšininkai šiuo metu yra aikštėje. Durantas, Hardenas, Westbrookas, Ibaka. Crazy. Ir Artestas įkrovė, trenkė Jamesui Hardenui ir už tai gavo 7 rungtynių diskvalifikaciją. Šitas šiaip biški žiauresnis šitas buvo visgi negu Wembanyamas. Toks labiau gal tyčinis buvo, nes Wembanyama ten vis tiek, bet dėl kamulio, žinai, kovoja ten. Jis bent jau kamulį turėjo savo rankose, taip. Aš tau pritariu. Susinervinęs lupo ir viskas. Ir toks net nesusinervinęs, triumfuodamas, ne? Bet triumfuodamas. Sakau, jeigu Stewartas būtų tą patį padaręs, jisai tikrai būtų gavęs diskvalifikaciją. Čia reputacija žaidžia šitoj vietoj ir aš manau, kad jinai turėtų žaisti šitoj vietoj. Jeigu krepšininkas yra... Draymondas Greenas, įsivaizduok, būtų šitą epizodą padaręs. Dabar playoffs. Diskvalifikacija 100%. Tik 100% ir tai nėra be reikalo, nes tiesiog krepšininkai... Teisėjau turi žmonės, ne robotai. Dėl to aš ir, pavyzdžiui, kardinaliai esu pakeitęs savo nuomonę dėl vaizdo peržiūrų, tiek krepšinėje, tiek futbole. Manau, kad krepšinėje, ką reiktų tiesiog implementuoti, tai automatizuoti minę tritaškio liniją ar neminę ir visą kitą, ir panaikinti visas peržiūras. Nes čia realiai yra vienintelis svarbus dalykas, ar
ta prasme, jeigu tu neįskaitai 3 taškų, kai sušilpi 2, kai buvo akivaizdžiai 3 taškai, tai tada, toksai labai apmaudus dalykas. Bet visa kita, man, kad ir tų pačių šitų dalykų peržiūrėjimas, ne, tau kiek laiko yra skiriama tam, kad tu išsiaiškintum, kaip Wembanyama trenkė ir taip toliau. Paėmė, priėmė sprendimą, rungtynės keliauja toliau, o jau paskui ten diskvalifikuoja, nediskvalifikuoja, tegul važiuoja. Man tiesiog kuo toliau, tuo labiau, ypač futbole, tas vaizdo peržiūra gadina tiesiog malonumą. Čia šiek tiek rantas buvo, atsiprašau. Futbole tai jau man seniai sugadina šitą malonumą. Yra krepšinė, gal šiek tiek yra natūraliau, nes tas pats sportas yra toksai, jam stabdybai yra natūralus vis tiek palyginus. Taip, tai mautai reklamos. Bet žiūri neorganiškai gaunasi. Bet krepšinė sorry, ta prasme, yra ten, žinai, paskutinės ten drama, įtampa, žinai, komandos kiekvieną ataką visien, tas žaidimas pulsuoja, ta įtampa auga. Ir tada žiūri, jie ten nuo kieno piršto nago kamuolys paliko aikštelę. Mane šitie tai dalykai labiausiai nervina. Ta prasme, tokie bereikšmiai dalykai. Kai jos priėmė tas coach challenges ir taip toliau, atrodo gal faina, gal teisybės įneš, bet man atrodo visiems labiau, kad tiesiog pernelyg smulkmeninamas ir visi nepatenkinti dėl to kitos prašymus. Kontroversijos neeliminavo, nes tai vis tiek yra žmogiško sprendimo kažkokia interpretacijos subjektas dažniausiai. Aš prie ko noriu grįžti, kad nepaisant to, kad Viktoras Wembanyama, kada ten antro kėlinio vidury iškirto Nazą Rydą ir buvo pasiūstas į klubinę. Taip. Sparsai buvo netoli pergalės, nepaisant to. Ir iš tikrųjų, tai buvo, aš dabar bandau prisiminti, gal netgi toks, tai ką Anthony Edwardsas 4. kėlinį su savo 2 skaudančiais ir traumuotais keliais padarė, tai buvo gal turbūt toks pirmas akivaizdus komandos tempimas už ausų 4. kėlinį sėkmingas, kurį padarė kokią nors super žvaigždė šitose playoffuose. Aš dabar galvoju, ar buvo daugiau tokių atvejų, nes ten super žvaigždė, nežinau, bet turbūt buvo, tai Jadeno McDaniels ranas, jisai nėra super žvaigždė, bet jisai visiškai tempė. Nėra, jo, bet tu tarsi, Jadanas McDanielsas ar Ayo Dosunmu prieš šį komandos gynasi visiškai kitaip negu prieš Anthony Edwardsą, nes Anthony Edwardsas, ką jis sugebėjo padaryti šitose rungtynėse, tai yra, į realiai 4. kėlinį San Antonijos Spurs ties vidurio linijos dviese pasitikdavo. Ir jisai vis tiek ar tai kokį ten handoffą sužaisdavo, kad ir vis tiek, atrodo, mažiausiai erdvėje susirasdavo, kaip išsimesto savo metimus ir kaip juos pataikyti. Tai čia buvo 4. kėlinys visiškai pikinis pati geriausia Anthony Edwardso forma. Geriausias formas Anthony Edwardsas, bet jisai tiesiog pabaigoje, jisai tiesiog tam 4. kėlinį tiek naštos turėjo panešti puolime, nes niekas kitas absoliučiai, apart to, kad Anthony Edwardsas pataiko metimus, niekas kitas visiškai neveikia tai komandai tuo metu. Ir laimiai Chrisas Finchas, laimiai iš Timberwolvesų pusės Chrisas Finchas pabaigoje išstatė tokią penketą, tokią kombinaciją, kurią šiaip turbūt labai retai mes pamatom, tai žaidė tiek Nazas Rydas, tiek Randlas, tiek Goberas aikštėje vienu metu. Ir ta strategija buvo post-upint Nazą Rydą ir Juliusą Randlą ir taip Rudy Goberas įmetė, sukrovė 5 taškus po Rydo ir po Randlo. Tu prasme, jie žaidė post-upą, susikūrė pranašumą. Jo. Man labai patinka. Man mes tiesiog daug randam didelių žmonių, yra strategija, kuri, nežinau, geriausiai atsimenu su Vincanu Colė. Gal ne taip geriausiai atsimenu, bet atsimenu, kad Vincanas Colėjus Prancūzijos rinktinė ten kažkuriais metais tiesiog ten leido šitą Mustafa Fallą, Rudy Gobero kartu ir ten dar puolėjų irgi kažką netokio jau paslankaus ir ten visi kraupo. Bet iš tiesų, kai tau reikia kardinaliai pakeisti tai, kas vyksta aikštėje, išmušti iš vėžių, tu padarai tokį sprendimą, prie kurio tiesiog komandai reikės prisitaikyti. Tu jau žinai, kad varžovas bus priverstas prisitaikyti, žaidimas bus kitoks ir jeigu tau tas vienoks žaidimas jisai neveikia, tai galbūt veiks šitas. Tai jo, man tas labai smagu, labai patinka. Jo, ir čia buvo Chrisas Finchas buvo priverstas tą daryti, nes tiesiog Anthony Edwardsas buvo gest pabaigoje visiškai, jisai nebegalėjo toliau tęsti to, ką jisai darė 4. kėlinyje. Tai toks kūrybingas sprendimas tikrai labai fainas ir man labai, labai patiko ir jisai atnešė Timberwolvesams pergalę.
šitos rungtynės. Taip, apie Edwardsą aš dar ir noriu porą žodžių pasakyti. Čia vėl labiau besidomintiems NBA nieko naujo nepasakysiu, bet praėjusį sekmadienį, kai vyko tos rungtynės, mamos diena buvo. Ir 2015-aisiais Edwardso mama mirė, tad jam šitos rungtynės ir emociškai labai labai svarbios buvo. Jis irgi sakė, kad galvojo apie tai žaisdamas ir vis dėlto mes, žinai, apie tos skaičius šnekam, pranašumus, netitikimus gynybai, visą kitą, bet sportininkams tokie dalykai tikrai veikia, nes, kaip tu kitaip paaiškinsi Edwardso tokį pasirodymą su tokia fizinė kondicija, kokio jis dabar yra. Jis turėtų būti jau seniai ir jis žaidžia prieš Sparsus, jis nežaidžia prieš Lakersų gynybą, jis nežaidžia prieš nežinau, šiaip jau daugiau nebelieka, kas Cavaliers. Ne Austin Reeves atakuoja, vienu žodžiu. Jo, ir tikrai gauna kiekvieną, už kiekvieną centimetrą aikštėje jisai turi pakovoti ir wow, tai yra vėl Edwardsas rodo, koks jis nerealus yra krepšininkas. Jo. Ką, liko viena serija dar? Jo, liko viena serija, net trumpam išsijungė smegenis, kokia ta serija, jo, nes jinai jau pasibaigė. Jinai pasibaigė vos prasidėjusi, toks jausmas buvo. Jo, buvo aišku, kad Embiidas neturi tiesiog, bet jis nesugeba rasti magiškų jėgų, nepaisant savo traumų, žinai, žaisti. Knicksai suvalgė Sixerius, taip ir turėjo būti, galbūt šiek tiek Sixerių tą pergalę pirmam raunde mums privertė per daug jų šansais patikėti, nes vis dėlto geras varžovas buvo įveiktas, bet ką padarė Atlantos Hawks? Pirmam raunde tai jie padėjo Mike'ui Brownui išspręsti paskutinius turbūt klausimus, kuriuos jis turėjo su šitą rotaciją su New York Knicks. Mike'as Brownas, aš dabar labai daug galiu palyginimų rasti su jo pirmų sezonų Sakramente, kai atėjo į playoffus ir tiesiog buvo ta komanda tokia smarki, tikėjo juo, viskas veikia. Tai dabar tiesiog yra tas pats, bet žaidėjai žymiai geresni negu buvo Sakramente ir tas matosi, tas energija, kurią Mike'as Brownas sugeba užkrėsti savo komandą, jinai dabar spinduliuoja. Ir jeigu mes kalbėjom apie Thunderius, tai klausimas, man stebint Pistons Cavaliers, taip, tai yra geros komandos, geresnis negu Philadelphia, bet Knicksai tiesiog atrodo turi daug. Ta prasme, mes, jeigu darytumėm preview, mes turbūt išsamaus preview nedarysim, nes tiesiog tas laikas pasiutusiai greitai bėga, bet mes daug daugiau keltumėm klausimų, kaip X komanda spręs Knicksų siūlomas problemas, negu atvirkščiai. Jo, aš sutinku visiškai. Šiaip Mike'as Brownas, jisai šiaip yra, sakyčiau, vienas geresnių turbūt taktikų visoje NBA lygoj. Jo šiaip, pavyzdžiui, jeigu mes prisiminsim ir Sacramento Kings, kaip jisai iš ten buvo išpirdolintas, tai ten buvo galbūt labiau dėl vidinių komandos problemų. Aš nežinau, jisai galbūt nėra tas toks labai geras vokalus treneris, kuris komandą gerai suvaldytų tada, kai rūbiniai viskas nėra gerai, bet jisai iš taktinės pusės, ta prasme, kaip jisai... Aš galiu pasakyti, aš kadangi sekiau Kingsus labai tuo metu aktyviai, nes dar vis dėjau viltis, kad jie, vis gali, žinai, kažkaip pagauti tą momentumą, tai jisai buvo atleistas tiesiog dėl ko atleidžiami dauguma trenerių. Ne dėl kažkokio nesugebėjimo kažką suvaldyti ar panašiai, bet tiesiog tai buvo paskutinė opcija, kurią front office'as galėjo padaryti, kad parodytų, jog kažką bando keisti, nes tu visų neišmanysi. Tie treneriai atpirkimo žais tiesiog tam. Taip, visiškai. Kad Kingsai paimpruvino dabar savo trenerio poziciją. Ir tai Dieve brangus, Douglas Christie. Ir Douglas Christie dabar pratęsė kontraktą su juo vien dėl to, kad jie jau ne visiškai kiti lūkesčiai. Jie dabar susitaikė, kad yra vidutinybės košiai. Ir kad joje bus toliau ir jeigu norit sužinot, kas yra vidutinybės košė, prašau, Patreonų linkas, jungkitės, žiūrėkite ir prisiminsite visi labai smagiai. Buvo naujas terminas, buvo iš ir tikrai aš jį vartosiu. Gerai, labai laukiu. Aš ką noriu pasakyti, kad viena komanda, kuri trenerio postę pasiimpruvino, tai yra New York Knicks, nes
aišku, jie kol kas iš tos formaliai žiūrint, jie kol kas dar nepasiekė daugiau negu pasiekė pernai, nes jie pernai irgi buvo rytų konferencijos finale, bet pernai ten gal buvo tam tikros sėkmės elementų, kad jie įveikė Boston Celtics, Taitumo Kylas, tie pergalingi Mikailo Bridgeso sunkus metimai pabaigoje, ten buvo tam tikros sėkmės. Dabar šiemetiniam jų patekime į konferencijos finalą nėra absoliučiai jokios sėkmės ir Maikas Braunas sugebėjo išspręsti tai, kas buvo didžiausia, bent jau kol kas sugebėjo išspręsti tai, kas buvo didžiausia New Yorko Knicks problema, tai du jų pagrindiniai puolimo žaidėjai, Karlas Anthony Townsas ir Jalenas Brunsonas, yra nepatikimi blogi žaidėjai gynybai. Karlas Anthony Townsas nepatikimas blogas žaidėjas gynybai yra tada, kada žaidžia centru, Brunsonas tiesiog visada yra atakuojamas žaidėjas gynybai, bet nėra tos problemos šitose playoffuose ir pavyzdžiui, kaip jie šitoj serijai suvalgė Tyrese Maxey, tai čia yra žiauriai impresive, nes Maxey klaidų darė žymiai daugiau negu darė prieš Boston Celtics ir jisai, tuoj dabar patikslinsiu, jisai vidutiniškai išsimetė, jisai prieš pusfinalį prieš New York Knicks vidutiniškai metė 15 metimų per rungtynes, prieš Bostoną mesdavo 21,6. Tai visiškai buvo Tyresas Maxey neutralizuotas, nors aš čia galvoju, kad čia bus didžiausias pranašumas Philadelphia 76ers, nes Tyresas Maxey yra vienas greičiausių, gal net pats greičiausias gynėjas visoje NBA lygoje. Jisai atakuos Karl Anthony Townsą dropę ir jisai nifiga netakavo jo, nes tiesiog Knicksai visą laiką įblitzindavo. Jie jau minėjau tą dalyką, kaip šitose playoffuose treneriai slepia savo blogiausius gynėjus ant gerų metikų iš kampo. Vien tik tais tam, kad jos patrauktų iš tų pagrindinių gynybinių veiksmų pick and rollo gynybos. Tai šitoj serijoje Maikas Braunas, Jaleną Brunsoną tiesiog slepia ant kelių. Keliubrė šiaip yra reguliariam sezonui, jisai buvo 46% metikas iš kampo tritaškių. Visiškai tai yra nesvarbu, nes tau tiesiog reikia atimti kamuolį iš Tyreso Maxey. Pauliau, aš noriu dabar papildyti šitą momentą, nes prisimenu, kaip pirmą sezoną, kai Kawajus Leonardas šokiravo lygą Sparsuose savo gebėjimu gintis, tada komandos tiesiog antiek, bet čia irgi tu apie tą žaidimo keitimą užsiminė, žinai, mes atsimenam, kaip Curry, tiesiog komandos antiek nežino, ką su Stefu Curry daryti, kad tiesiog ten viską bandydavo. Taip ir su Leonardu gynybai būdavo, kad tiesiog žaidėjas, prie kurio stovi Leonardas tuo metu, jisai net neįtraukiamas į komandos puolimą ir ten buvo laikotarpis, kai dėl to komandos kažkaip netgi geriau puolė Leonardui esant aikštėje. Nuo tada, dabar tu paimtum tokią strategiją, sakytų, jo gerai, aš neįtraukinėkit jo į puolimą, aš jo neginsiu. Tai tau veiktų tokia strategija tik tokiu atveju, jeigu tu savo žvaigždę paimtum ir be jos žaistum. Pavyzdžiui, yra ten tipo Cavaliers, stovi prie jų koks Anunoby ir sako, okei, mes bandom žaisti be Mitchello dabar, tam, kad Anunoby negalėtų jo palikti laisvą, bet ir negriautų mums gynybos. Jo, tai čia su Ubre buvo kažkas panašaus, nes šiaip jisai techniškai sužaidė daug geresnę seriją negu prieš Boston Celtics, bet visa tai buvo suplanuota, visa tai buvo logiška, visa tai buvo tam padaryta, kad neutralizuotų tai yra Philadelphia 76 žvaigždės visų pirma Tyrese Maxey ir kad jisai negalėtų nei Jaleną Brunsoną, nei Karl Anthony Townsą pick and rollus atakuoti. Nesvarbu, kiek tas kelių Ubre primeta tų tritaškių, visa tai yra į naudą Knicksams. Ir mes svarbaus momento nepaminėjom, kad nuo antrų rungtynių dėl pakinklės sausgyslės traumos yra iškritęs OG Anunoby. Ir netoks rimtas, netokia rimta ta trauma bent jau turėtų būti, kaip yra Luka Dončičiaus, bet man labai baisu, kad mes jo normaliai žaidžiančio taip, kaip jis žaidė, nebepamatysim playoffuose. Ir dabar yra tas momentas, kai mes galim kalbėti, kodėl buvo 5 pirmo rato šaukimai už Milesą Bridgesą sumokėti. Nes tiesiog... Mikailą, atsiprašau. O kaip aš Milesą pasakiau? Sakai Milesą. Sakyčiau, kad iškirpsim, bet čia yra tiesiog Mikailą Bridgesą. Kas nėra supainiojęs? Aš manau, kad Maikas Braunas painioja. Ta prasme, čia tiesiog tai būna.
nėra tokių krepšininkų, kuriuos tu gali taip, kuriuos tu gali gauti. Vienus tu gauni tuos wingus pigiai, nes pasiseka, bet kartais tau tiesiog neįmanoma gauti. Ir dabar, kai OG Anunoby iškrito, tie visi komentarai, kur ką mes turim Bridgesą, jeigu OG yra toks, yra noks, čia yra pavyzdys. Tu turi krepšininką, kuris niekada nepraleidžia rungtynių ir kuris žengia žingsnį į priekį tada, kai to reikėjo. Ir tu čia labai gražiai susiję, nes tu kalbėjai apie krepšininkus, kurie spindi šalia elitinių gynybos krepšininkų, ar ne, Thunderių, Sparsų gretose. Tai dabar mes irgi matom Milesą McBride'ą, kuris čia yra tekste atsidaręs, kad tobulas Knicksų atsakymas OG Anunoby problemai. Tai jeigu OG Anunoby būtų vienintelis tavo perimetro gynybos ramstis, McBride'as atrodytų apgailėtinai toje gynybai. Jis tiesiog atrodytų kaip žmogus, kuris labai nori perimti tos kamuolius, kartais jam pavyksta, kartais ne. Bet dabar, kai tu turi Bridgesą, kai tu turi Joshą Hartą, kai tu turi Robinsoną kylantį nuo suolo, McBride'as visiškai kitaip atrodo šitoj rotacijai. Ir labai dideli komplimentai Knicksam už šitą komplektaciją ir jie žinojo, kad reikia maksimizuoti Brunsono Townso tą tandemą. Tiksliau, kad reikia maksimizuoti Brunsoną ir kad čia yra langas ir situacija jiems laimėti. Priėmė sprendimą. Brunsonas, vienas dalykas yra Brunsonas, kita dalis yra maksimizuoti Karl Anthony Townsą būtent centro pozicijoje. Ir tai yra priežastis, kodėl jisai šitose playoffuose tiek daug asistų daro, dėl to, kad jisai būdamas centro pozicijoje, kai nėra Mitchello Robinsono šalia jo, jisai žaidžia visiškai kitaip. Nes, pavyzdžiui, šitose playoffuose jie sužaidė kartu tik 19 minučių. Tai reiškia, kad Robinsono ir Townso aikštėje kartu beveik niekuomet nebūna. Tai Robinsono ir Townso aikštėje tu leidi tada, jeigu tau to reikia. Ta prasme, jeigu tavęs varžovai nechallengina po tavojų krepšiu, tu renkėsi kitus variantus. Ir čia mes jau, jeigu prieš Cavaliersus bus serija, mes žiūrėsim. Ir finale, jeigu Knicksai pateks į finalą, aš tau, net galėčiau lažintis, bet nemanau, kad tu nesutiksi, kad žais jie kartu daugiau negu 19 minučių aikštėje. Gali būti, jo. Nes tiesiog kažką reikės daryti, bandyti. Tai va. Bet vis tiek tai ko gero nebus tas kelias, kaip vis tiek turės ieškoti, kaip riboti tą jų laiką praleidžiamą kartu aikštėje. Gerai, Pauliau, manau, kad ties aktualijom šviežiom baigiam, bet mes manau, kad dabar jau kiekvieno podcasto metu vis išsitrauksim kažkokį prospektą, apie kurį tu norėsi pašnekėti, galbūt ir mes kažkada su Roku tapsim pakankamai kvalifikuoti, jo galėtumėm savo nuomonę pridurti, bet paskelbiami pirmieji skaičiai yra ir Andy Mara, Andy Mara, taip ir susigėdinau dabar save. Buvo paskelbti jo pirmieji skaičiai, ne pirmieji, bet jo duomenys fiziniai, iš Draft Combine, Adajus Mara, atsiprašau, tiesiog netaip užsirašiau failo pavadinimą. Neslėpsiu, kad nežiūrėjau šiemet koledžo krepšinio niekiek, tai va šitas bičas, kurį matot dabar sugaunantį kamuolį. Pauliau, ar turi prieš save tos skaičius? Aš jas prisimenu. Tai, nes man tiesiog jie mane tiesiog išvertė iš koto. Aš vakar, kadangi tie kombino rezultatai ėjo Lietuvos laiku labai vėlai vakare, jau prieš pat miegą, tai aš, kai pamačiau Adajaus Maros išmatavimus, man biškai sunku užmigti buvo iš pradžių, kad iš to, kas ten buvo, nes jisai kombine išsimatavo be batų 7 pėdos 3 coliai, tai yra 2,20 be batų. Ir jo standing reachas tai yra kiek jisai pasiekė iškėlęs rankas, tai buvo 9 pėdos 9 coliai, kas yra praktiškai 3 metrai. Tai reiškia, kad jisai gali po krepšiu tiesiog atsistot, iškelt rankas ir pasiekti lanką. Ir tai yra didesnis standing reachas netgi už Zeką Edey ir netgi už Viktorą Wembanyamą. Tai yra, čia yra totalus kosmosas tiesiog. Beros tik tai Markas Williamsas tokį standing reachą yra turėjęs per visą komandą. Taip, jisai bent jau tame tweet'e, kuris paskelbė, kad tik tai Williamsas turėjo didesnį standing reachą, dėl kitų dalykų nežinau.
Bet tu žinai, iš karto turiu klausimą, ar čia yra kažkas, ko tu laukiai? Ta prasme, ar tu laukiai, kol bus paskelbti tie duomenys, nes žinojai, kad va tada jūs Mara, arba kaip jis bus žinomas, man Andy Mara, yra labai įspūdingų fizinių duomenų krepšininkas, kurio vat, būtų įdomu tas oficialius skaičius pamatyti. Ar tave nustebino tiesiog iš niekur atsirado? Koks tai yra, kiek jis žinomas prospektas? Faktas, tarsi jisai buvo, ką įvesti kontekstą turbūt praėjusiu metu praėjusiu koledžo sezoną, tai kad Michiganas buvo visiškai dominuojanti komanda su Adaju Mara ir jie laimėjo čempionų titulą. Tai jisai tikrai yra labai žinomas žaidėjas. Dabar jisai pirmus 2 metus, kai žaidė UCLA universitete, jisai kovojo su tais įprastais kaltinimais tokių gabaritų centrams, kad jisai yra per lėtas, jo kojos ten prastai dirba ir visa kita. Kas liečia tos išmatavimus, tai faktas buvo ir akivaizdu turbūt vien tik tai šitos highlightų žiūrint, kokiu tai yra gabaritų ūgio žmogus, kokios ilgos yra rankos ir koks jis pats yra ilgas. Bet kai tu tą patį faktą pamatai, kad tai yra beveik 3 metrų standing reachas, tai vis tiek to išmuša šiek tiek iš vėžių ir tu kažkaip pradedi galbūt netgi dar kitaip vertinti krepšininką, dar aukščiau įvertinti. Nes jisai šiaip gali būti, kad yra geriausias biržos šitos centras. Aš tik tais galiu tiek pasakyti, kad, kadangi jisai yra ispanas, tai nebent jūs po šito podcast'o nustosit visiškai domėtis krepšiniu, sakysit, kad viskas po šito podcast'o man pakanka. Tai jeigu taip nebus, Adajus Mara yra krepšininkas, kuris tikrai įvairiuose kontekstuose išgirsit labai dažnai. Nes jisai yra ispanas, jisai žais už nacionalinę rinktinę ir tikėtina, kad jisai bus geriausias ispanų krepšininkas artimiausius 10 metų. Tai tikrai labai vertas dėmesio krepšininkas. Šiaip daug pasako apie dabartinį Ispanijos krepšinio rinktinės lygį. Gal legionierius koks nors bus geresnis. Bet, žinai, prieš 20 metų tau vien fizinių duomenų nebūtų užtekę. Ta prasme, Pau Gasolis. Bet jisai nėra vien tik fiziniai duomenys. Jo, bet net ir stojus jis nėra. Gerai, kitaip pasakysiu, kai tu turi Ricky Rubio draftinamą top, dabar net neatsimenu. 6 racijos. Jo, top 10-uke, žinai, tau tokie situaciniai krepšininkai, ta prasme būtų tiesiog dar viena diena ofise, gal taip pasakysiu, dabar čia yra labai intriguoja, bet jo, iš tiesų, net ir tą vienų rungtynių highlightus pažiūrėjus, metimas, check. Tu prasme, tu... Jisai metimo kaip tik neturi. Bet ką jisai turi ir greičiausiai neturės. Ir jam nereikia to metimo, nes kai tu esi tokių gabaritų krepšininkas, kuris tiek daug puolime kamuolių atkovoja, tai tave šiek tiek patraukt. Ir kuris be kita ko viską įdeda visiškai. Ir iš po krepšio turi apie 80% pataikymą. Tai yra nelogiška tą žaidėją atitraukti to krepšio. Aš pritariu tam, kad tu pasakai, bet tu visiems išgelbėk mane šiek tiek, tai bent jau baudų metimas, jis normalų turi. Ne. Tai tada, ir kaip podcastą reikės. Ne, viskas. Jo, čia problema yra, kai geriausias rungtynės parodai, žinai, bet man kas pasirodė, bet iš to ten slow motion metimo, kad jis išmetė greitai. Ir ta dar metimo technika netokia bloga, bet jo, dabar kaip pasakysiu. Jo, jeigu ta metimo technika turi, tai tu turbūt ypač aukšto ūgių būdamas gali tą savo baudų metimą patobulinti bent jeigu esi kokių 70%, jeigu pasikeltų karjerą, tai čia būtų labai gerai. Jo, tai va, ten aišku, tas gebėjimas pasuotis, judėti, tikrai, netapo folas čia. Tai prasme, ten kosmosas, kokius jisai pasus daro, aš nežinau, tikrai rekomenduoju kokią kompiliaciją įsijungti. Jis, aišku, biškį klaidų nemažai daro, bet tas pats žaidimo pojūtis, tai ten, kai suporuoja su tokiais gabaritais, tai čia yra, nežinau, top 5 lygio prospektas gal biržai. Tai vad gaila, aš Williamso, kad jam taip su tom traumom, žinai, sunku, tai svarbu, kad jam Marai būtų viskas gerai. Ir jeigu jis tikrai iškris už 10-uko ribų, kaip dabar prognozuoja Big Boardas, porą prognozų, kurias esu atsidaręs, tai gal visai čia būtų variantas, kur galėtų bandyti trade upint komandos, kuriuoms reikia tiesiog centro. Chicago's Bulls. Jo, ypač tokių produktyvių. Jo, Chicago's Bulls būtų labai fainai. Bus jis ir Buzelis, pavyzdžiui, ar ne, po krepšiu. Jo. Kokį tu turi
nu, tu jau realiai išsprendi lanko saugojimo problemą ilgam. Tai Buzeliui Mara vienas pats sprendžia lanko saugojimo problemą. Na, tai nėra blogai turėti buzelį dar. Ne, nėra. Tai, gali agresyviau gintis pick and rolls. Jo. Tai va, jo, jeigu Mara įveikiamas, žinai, tada atskrėja buzelis. Žinai ką, aš manau, kad aš tiesiog noriu, nežinau, kiek tu degi noro apie Janio būsimas karjeros stoteles dabar dar pakalbėti. Dieninis podcastas, tai energijos mes daugiau šiaip turim. Jo, yra daugiau energijos, jau biškai valgyti noriu, bet man, nežinau, čia gal reikėtų į kontekstą bent jau trumpai įvesti, kad... Tai jo, nu mes jau įvedėm pradžioje, kad Milwaukee Bucks, kai kalbėjom apie potencialiai Thunder naują didįjį trejetą, aš tiksliau kalbėjau, Milwaukee Bucks paskelbė, jog bandys išmainyti Giannis Antetokounmpo, tai aišku, jis nieko nereiškia, nes jie gali norėti žymiai daugiau negu komandos yra pasiruošusios duoti. Giannis, kadangi oficialiai vis dar atsisako paprašyti mainų. Žodžiu, čia bus labai neįdomu visą vasarą laukti, bet... Jie jau dabar savai įsispaudė šiek tiek yra į kampą, nes Giannis dabar kaip ir gali extensioną gauti, ne? Jeigu jisai gauna ilgalaikį extensioną, tai turbūt jo mainų vertė irgi šiek tiek krenta, nes jisai, ypač jeigu jis ten labai daug pinigų gauna, tai, nu, ta prasme, kad... Aš nesutinku. Jam vis tiek yra 32 metai bus, ta prasme, jeigu 5 metus, nu, tai... Bet tu visiems tokio profilio krepšininką, jeigu... Čia priklauso, kokia jo mainų vertė yra dabar. Ir tai nusprendžia lyga, ar ne mes čia sėdėdami, nes bendrai logika yra tokia, kad jeigu tu atiduodi savo jauną core už superžvaigždę, tai tu nori jo kontrakto ir tu nori prasitęsti jo kontrakto. Jeigu tu jau dabar galvoji, kad jo kontraktas yra blogas, tai tu... O tai nebus taip, kad jisai ten dėl to, kad jisai tebėra su savo originalio komanda, kad jisai dėl to gali iš Milwaukee didesnį extensioną gauti. Taip yra, bet jisai nepratęsia sutarties su jais, tai jie dėl to jį nori išmainyti. Jo, tai jiems dėl to reikėtų jį išmainyti, bet, ta prasme, kuo tu ilgiau artėjai prie to momento, kai jisai, nu, turėtų... Ta prasme, jis dar negali pratęsti, bet jisai, ta visa komunikacija yra, kad jis neduoda jokių indikacijų, kad jis pratęsta sutartį. Bet žinai, iš Milwaukee pusės, tai sakyčiau, logiškiausias mainų partneris yra vienas ir akivaizdus, tai Portland Trail Blazers, nes jie turi visus iššaukimus. O vis tiek tu kaip komanda, kuri, nu, jeigu tu iškeisi Janį, tai reiškia, tu pereini į rebuildą visišką, nu, tu nori savo likimą kontroliuoti ir tuos šaukimus susigrąžinti. Tai čia logiška turbūt iš abiejų pusių būtų. Čia būtų tragedija, nes iš vienos skupos organizacijos, nu, kuri dabar jau pagaliau nebeskupai pasielgia šį sezoną, į pačią skupiausią organizaciją, kuri tikrai nemokėtų jokių ten prabangos mokesčių ir taip toliau. Čia jau reikia platesnio konteksto įvesti klausytojams, bet dabartiniai Blazerių pinigų mokėtojai, dabartinis savininkas, na, tiesiog jau labai yra pagarsėjęs kaip skupiausias žmogus NBA lygoj po LeBrono Jameso, kuris už Spotify vis dar nemoka, bet jo, tai aš tikiuosi, kad tai, kad tu pasakei, niekas neišgirdo ir tai neįvyks, nes, nu, aš tiesiog nemanau, kad Blazeriai gavę Janį padarytų tai, kas turėtų būti. Aš manau, kad tiesiog būtų Janis, būtų kažkiek jaunų žaidėjų ir tie du timeline'ai visiškai neveiktų. Ir man tiesiog atrodo, ta franšizė leiskit jai ramiai augti, turi Danny Avdiją, draftinkit, žiūrėkit, auginkit Klinganą, savo gynėjus, Hendersoną, Sharpą ir žiūrėkit, kas bus. Visiems... Paskutiniai du prie nurašymo jau artėja, tai aš manau, kad Milwaukee'as jos, tai yra Blazers jos išmesti šitos sumainos įmenai. Fair enough. Dabar ką aš norėčiau pamatyti tiesiog bendrai besivaržančius dėl Janio. Būtų įdomu Bostono Celtics, bet nemanau, kad tai vyks, tiesiog šiaip sunkiai atrodo. Aš manau, kad jis siūstų Bucksai bet kuriuo atveju į vakarus, nors kaip ir didelio skirtumo neturėtų būti, nes Bucksai ilgą laiką dabar nekontendens. Denverio Nuggets turbūt yra neįmanoma. Neturbūt, o tikrai yra neįmanoma. Los Angeles Lakers
traukinys nuvažiavo, reikėjo treidinti Clippers kai buvo. Gerai, Clippersai turi gana aukštą šaukimą ir daugiau nelabai ką. Nu tai Kawhi Leonardą. Nu tai flipint, gali Kawhi Leonardą, bet jeigu tu flipini Kawhi Leonardą, tai Janis ateina į tą pačią situaciją, kokia buvo Bucksuose. Nu biški geresnė, bet vargiai. Geresnė, nes situacija. Jo, geresnė ta prasme, kad jeigu aš pacituosiu Danny Leroux, vieną iš mano mylimiausių NBA apžvalgininkų, kad komandos savininkas yra didžiausias kompetityvus pranašumas NBA lygai. Jeigu žiūrint plačiuoju prospektu, plačiaja prasme, nes galiausiai viskas atsiremia į taip. Žinai, ką aš tai pasakysiu, nu, mane čia galėtų kažkas ir nušaut, bet Phoenix'o Suns man būtų labai įdomu. Nes įsivaizduočiau jos bandančius tai daryti, nes tai yra viena iš tų komandų, kuri piktybiškai irgi atsisako tenkinti ir visą laiką žiūri kaip kontendant tik tai. Ne, bet jam kažką daryti reikia arba Bookerį mainyti, nors Bookerio mainų vertė krenta, ko gero. Nu tai kažką iš savo jaunų žaidėjų, turbūt, aš jeigu būčiau Milwaukee'is, tai labai norėčiau komandą Malo, aš įsitrauktų tos mainus. Bet, žinai, baisiausia, kad visiems daugiausia pasiūlyti gali Oklahoma Thunder. Nu, ne, prašau, please. Nes čia kad ir kaip žiūri, aš tai norėčiau. Daug labiau norėčiau Thunder negu Blazers, pasakysiu kodėl. Nes kai Warriors gavo Durantą, tada mes gavom Rocketsus, tada mes, nu, ta prasme, komandos yra priversos žengti žingsnį į priekį. Norėtųsi galvot, kad pamatys. Ir jeigu jau Thunderiai bet kuriuo atveju yra lokas laimėt, tai tebūnė su Janiu. Ir tada mes žiūrim, kaip likusios komandos bando prieš juos žaisti. Ką tada Sparsai darytų ir visa kita. Bet šiaip tokių akivaizdžių destination aš tai nematau. Chicago's Bulls, tipo ką? Nu, kažką iš jaunų ten, žinai. O dieve, Buzelio Milwaukee kaip nenorėčiau. Nu, aš priminsiu, kad tu kažkada ir Buzelio Detroit'e nenorėjai, tai kai buvo naujoko birža ten. Nu jo, ir nuo tų mano žodžių. Buvo žegnojimasis, kad plemba, bet kur tik tais nei Detroit'o. Detroit'as dabar 60 pergalių turi, o Chicago murkdosi vidutinybės košėje. Bet žinai, aš nesu įsitikinęs, kad Matui būtų geriau Detroit'e. Aš nežinau, ar būtų geriau. Dabartiniam Buzeliui, bet jeigu dabar Buzelis būtų išmainytas į Pistonsus, tai jo. Bet ar jisai būtų... Nes kur dabar yra Ronas Hollandas? tą pačią rolę kaip Ronas Hollandas turėtų, jo. Tai man tas netinka. Nes dabar jau jeigu Buzelis, aš manau, kad dabar Matas Buzelis yra tikrai vertingiausias Chicago's Bulls krepšininkas ir jisai daugumoje komandų gautų labai adekvatų šansą žaisti taip, kaip jam patinka, žaisti normalias minutės. Bet jisai jau yra padaręs titanišką darbą per šitus 2 sezonus. Ir tikrai labai daug ir patobulėjo, ir Chicago's Bulls dėl visų savo minusų su Matu Buzeliu nepasišiukšlino ir turi tikrai neblogą esetą, neblogą krepšininką. Bet jo, jeigu tu nori Janio, tai ir Buzelis, ir SNG, ir dabar galvoju, kas ten dar išlindo iš tokių... Čia šiaip gal Karnišovo ir tokia perspektyvai žiūrint klaida buvo, ar ne, išmainyti ir Dosunmu, Kobe White'ą, kurie dar turėtų kažkiek mainų vertės. Jeigu tu nori Janio, tai... Ne, Dosunmu jie išmainė dėl to, nes jeigu tu būtum pasilikęs Dosunmu, tai tu turėtum jį extendint šią vasarą. Bet šiaip, gerai, Karnišovo jau nebėra, bet šiaip jis visai gerai extendina, nes Dosunmu kažkokių pinigų tai visien yra nusipelnęs. Tai čia, jeigu žiūrint iš Minnesotos Timberwolves, tiksliau iš Ajo Dosunmu pusės, tai aš sakyčiau taip, kad jeigu jam būtų daugiausiai naudos buvę tada, jeigu Timberwolvesai būtų visgi pralošę prieš Denverio Nuggets ir jam nebūtų reikėję žaisti prieš San Antonijos Spurs, kurie geresnę gynybą turi ir šiek tiek exposino šito žaidėjo apribojimus. Nes tu pažiūrėsiu tai, kaip jisai žaidžia prieš Spursus, tai čia krenta jo vertė, sakyčiau stipriai. Nes tai yra pakankamai vidutinių gebėjimų krepšininkas visiškai. Gerai, padarom tada tus spėjimus. Šiaip gerai, Timberwolves galėtų? Negalėtų. Neturi už ką. Tiesiog visos komandos, kurios būtų smagu, jos neturi už ką.
Aš lieku prie Blazersų. Nu, tiesiog iš Milwaukee pusės per daug logikos yra tame. Nu, tiesiog per daug. Nes, nu, tu nori savo likimą kontroliuoti. Tu nori savo šaukimus turėti. Ir tu visus šaukimus esi išsiuntęs už Damieną Lillardą kažkada. Bet, pavyzdžiui, kaip mes kitaip apie Houstono Rockets kalbėtumėm, jeigu jie nebūtų Kevino Duranto mainų atlikę. Nors jų, kiek jie visiems vis dar turi pakankamai daugiau pasiūlyti negu Warriors. Nu, Amena Thompsoną turi. Nu, čia būtų labai liūdna, jo. Nu, čia būtų didelė kaina sumokėti iš tikrųjų. Aš manau, žinok, kad jisai sezoną pradės Milwaukee Bucks. Aš manau, kad... Taip. Nu, ta prasme, tu Bucks yra toj situacijoje, kur jie, supranti, su komandos žvaigždėm, kurios yra išaugintos nuo nulio, kurios yra iškovojusios čempionų titulą, kurios yra franšizai, kurie niekada neturi tų žvaigždžių. Bucksai Janio Antetokounmpo vertina vis vien labiau negu bet kuri kita komanda. Nu, nebent yra komanda, kuria jis atneštų dabar čempionų titulą ateinantį sezoną. Ir tiesiog aš nematau, kaip per vasarą išsispręs tai, kad komandos, kurioms reikia Janio čia ir dabar, kuris padėtų joms įveikti Thunder, arba bent jau pretenduoti įveikti Thunder, jos neturi ką pasiūlyti. Jaunos komandos, turinčios ką pasiūlyti, žiūri Janį, mato tas problemas, kurias tu įvardėjai, kad tai yra 32, kad tai yra įsipareigojimas, tu pakeiti visiškai franšizės trajektoriją. Bucksai mato vieną geriausių lygos krepšininkų, kuris jau įrodė, kad kuris jam atnešė titulą. Ir čia yra situacija, kur yra žiauriai sunku rasti mainus. Tai nebent Bucksam užtems protas ir jie padarys, žinai, ką padarė Harrisonas su Luka Dončičium, kad išmainys už nieką realiai. Gal tada ir išmainys, bet Bucksai neparodė to, kad jie yra pasiryžę priimti faktą, kad jiem reikia tiesiog atsisveikinti su Janiu ir judėti toliau. Aš manau, kad jisai bus out šitą sezoną vis tiek. Ir ta pati įtampa tam tikra tarp Janio ir Bucksų augo sezono pabaigoje. Turiu omeny, kad jisai atvirai sakė, kad aš esu pasiruošęs, aš noriu žaisti, o Bucksai jo neišmainė per deadline'ą, vien tik tam, kad su juo toliau pjautųsi, kad laikytų ant suolo tada, kad jisai nori ir pasiruošęs yra žaisti. Čia tiesiog iš Bucksų pusės tiesiog tragiškai šita situacija yra valdoma. Janio mainų vertė, su kiekvienu pusmečiu, kai jo neišmainys, jinai krenta, tau vis tiek reikia ieškoti, kaip tą vertę maksimalizuoti, kaip įmanoma, daugiau dar ištraukti. Nes ten, man Lukos mainai tai kažkaip yra, ten tokia visiška anomalija, kur man sunku kažkokias tai, iš tų mainų logiką paimti ir bandyti pritaikyti kažkas. Paimtum Ryto Grajų prieš AEK ir tada visada žiūrėtum, kiek atsilieka komanda 18 taškų ir sakytum, tai čia dabar taip ir turi būti. Čia yra lūkestis laimėti. Atsilikinėti 18 taškų ketvirtam kėlinį yra geras dalykas, nes Rytas vieną kartą, žinai, sugrįžo. Man dabar net aš neįsivaizduoju, kokie mainai būtų logiškas palyginimas, reiktų žiūrėti Brooklyno Nets, Houstono Rockets mainus dėl Jameso Hardeno. Tai mes dabar dar galim vėl nueiti į upcoming free agents skiltį ateinančią sezoną ir žiūrėti realiai mums tada reikia situacijos, kur mes neturim super žvaigždžių, kurie bus laisvi. Mes turim labai daug gerų rolinių krepšininkų, kurie bus laisvi. Tai mes galim nebent žiūrėti, kad komanda pasirašo LeBroną Jamesą. Komanda X, nesvarbu, Brooklynas, Vašingtonas. Tai prasme komanda, kuri gali susprogdinti visą savo brandolį ir nepajus dėl to skausmo kažkokio. Tai jie pasirašo Hartensteiną, kurio negalės pasirašyti, nes čia team option, ne player option, atsiprašau. Tai realiai, nežinok, aš net ir šitoje scenarijos neįsivaizduoju, nes tada turi būti du mainai. Ir turi būti gaunamas dar kažkoks staras su Janiu superinti ir tu tada darai tą projektą, tu atiduodi visą savo, čia kalbant apie jaunasis komandas, Jazzus, Wizardsus, tos, kurios jau turi prikaupę kažkokio kapitalo, kuriuo gali pažongliruoti.
Bet man šitas scenarius irgi atrodo neįtikėtinas. Sakau, kiekvienas scenarius man jisai daugiau užtvarų aklavečių pastato negu kažkokių sprendimų. Nu ką, viskas turbūt, ne? Tikrai viskas. Prikalbėjom, čia beveik 2 valandas kažkaip. Ne? Jo, tai tikrai labai smagu. Kitas iki bus, vėl busim 3, bet šiaip irgi duokit žinot, kaip toks 2 žmonių formatas, nes suteikia galimybę, sakykime, galbūt netgi kartais dažniau turiniu pasidalinti su jumis. Priminsiu, kad patronų puslapį pas mus vis kaupėsi, kapsi šis beitas. Labai kviečiu palaikint mus Facebook'e, nes ten pranešam apie podcastus. Užprenumeruokit mus YouTube'ai, pasiklausykit per Spotify'ų, jeigu tai yra patogiau. Bandysim per ateinančią savaitę galbūt atsirasti ir tose kitose platformose, kuriuose šiaip pagal Spotify'ų mes turėjome atsirasti, bet išsiaiškinsim, kur ten vėžiai žiemoja. Ačiū visiems ir iki. Ačiū.